Labas rytas, gerbimi televizijos žiūrovai. Štai mes ir pradedam paskutinį savo reportažą iš pirmos formulės pasaulio čempionato Japonijos Grand Prix. Ir manau, prie ekranų šiandien šį ankstyvą rytą sėdi susirinkę tikrai patys karščiausi pirmos formulės fanai, mėgėjai. Ir bus mums labai linksma šį reportažą padėti jums stebėti. Labas rytas. Ir tikrai tie, kurie nepatingėjo šiandien anksčiau atsikelti, tikrai pastebės labai puikias lenktynės, nes šiandieną Suzukoje bus nuspręstas būtent visas šio čempionato likimas, tai yra kasgi taps čempionu. Taigi, smulkiau prie kvalifikacijos rezultatų gal mes grįšime šiek tiek vėliau lenktynių metu, o dabar tiesiog norim supažindinti juos, kaip išsirikavo lenktynininkai starto tiesiojoje. Taigi, trečią kartą treniruotės šiais metais ir savo karjerą laimėjo Žakas Vilnevas. Jis gana įspūdingai atrodė viso savaitgalio metu ir praktiškai dominavo visose treniruotėse. Mat Suzukos trasa jam iš tikrųjų gana gerai pažįstama iš ankstesnių startų Formulėje 3 Japonijoje, kuris pravažiavęs yra maždaug 6 lenktynės šioje trasoje. Na ir žinoma, iš čia yra pravažiavęs begalę test kilometrų Japonų Formulėje 3. Antroje vietoje ir dar kartą patvirtindamas Williams Renault dominavimą čempionate užėmė Damonas Hillas. Trečioje Michaelis Schumacheris, ketvirtoje Gerhardas Bergeris, penktoje Mika Hakinenas su pirmuoju iš McLarenų, šeštoje vėlgi neblogai pasirodęs Edi Irvinas su Ferrariu, septintoje Haraldas Frensenas. Aštuntoje pozicijoje startuos Davidas Coulthardas su antruoju McLarenu, o devintoje pozicijoje Žanas Alesi. Kažkaip jam šį kartą nepasisekė ir labai toli nuo top 6 pakliuvo Žanas. 10 pozicijoje startuos Martinas Brundlas, aplenkęs savo komandos draugą Rubensą Barrichello. 12 pozicijoje Olivier Panis. 13 vietoje startuos Johnny Herbertas, 14 Okio Katayama. Ir dar kartą eilinį kartą Katayama aplenkė savo komandos kolegą Suomį Mika Salo, kuris startuos 15 pozicijoje. 16 Pedro Diniz su antruoju Ližyje, 17 pirmasis iš TWR Erosų Jos Verstapenas ir 18 vietoje vienintelis Minardis vairuojamas Pedro Lamy. Paskutinę startinę poziciją užims antrasis Erosas vairuojamas Ricardo Rossetto. Deja, Gianni Lavaggi šį kartą kvalifikuotis nepavyko. Iš tikrųjų, Suzukos trasa yra gana sudėtinga. Čia yra labai daug greitų posūkių ir matyt, Gianni nepavyko pajusti ritmo šios trasos ir parodyti tinkamą rezultatą. Kągi, šiandieną mes visi susikaupę žiūrėsim, kaipgi važiuos abu Williamsai, kurie, kaip matote, startuoja iš priekinės juostos. Na, galima pasakyti tik tiek ir be abejo, jūs tai tikriausiai žinote ir paskaičiavote, kad Žakui Vilnevui šiandieną, kad tapti pasaulio čempionu, reikia užimti būtinai pirmąją vietą ir gauti 10 taškų. Na, o tuo atveju Damonui Hillui reiktų nebaigti šių lenktynių, išvažiuoti iš trasos, įvykus avariją ar dėl automobilio gedimo ir tuo atveju Žakas Vilnevas 1 tašku laimės prieš Damoną Hillą. Tačiau Hillui, jeigu Žakas Vilnevas laimi, užtenka užimti nors 6 poziciją, už kurią gaus 1 tašką ir esant lygiam taškų skaičiui čempionato gale, šiuo atveju laimės Damonas Hillas, kadangi jis yra iškovojęs daugiau pergalių. Jo pergalės yra 7 šiame sezone, o Žako Vilnevo tik tai 4. Na, jeigu jis laimės šį etapą, bus 5. Taigi, Damonui Hillui kur kas geresnė situacija, bet kaip žinia, kuo situacija geresnė, tuo labiau yra įtempti nervai ir kaip matome, Damonas Hillas šiandieną, tai yra vakar, nesugebėjo iškovoti pole pozicijos. Taigi, iš tikrųjų labai įdomi situacija. Atrodo neįtikėtina, kad Vilnevui pavyktų laimėti šį čempionatą, bet tokia kažkokia įtartina, keista nuotaika lyg tai tvyro ore. Ypač stebint kvalifikacijas, net šios dienos apšilimą. Tiesa, apšilimas vyko taip pat šviečiant saulutei, bet trasa buvo visiškai šlapia, mat ryte Japonijoje palijo. Pas mus tai buvo labai vėlyvas vakaras. Ir Vilnevas netgi dominavo šitoje šlapioje sesijoje, kur galima buvo tikėtis, kad jam truks vis tik patyrimo vairuoti pirmą formulę slidžios trasos sąlygomis.
matot Spoon posūkį, tai yra vienas įdomiausių posūkių šioje trasoje. Šiaip jau labai įdomi, tikriausiai pastebėjote schemos, kad jinai kryžiuojasi, taigi taip teoriškai mąstant, jinai turėtų duoti idealų pasiskirstimą posūkių tiek kairių, tiek dešinių. Taigi turėtų maždaug optimalų padangų dilimą, abiejų pusių padangų dilimą. Na, šioje trasoje dažnai spręsdavosi čempionato likimas. Čia mes prisimename labai tokių dramatiškų čempionato pabaigų, kai Senas su Prostu spręsdavo čia savo santykius, tiesiog susidurdami mašinomis. Na ir žinoma, labai daug kalbų buvo apie tai, ar Hilas nebandys tokiu būdu tapti čempionu. Hilas, aišku, visą šitą neigė ir bent jau žinant šį žmogų, Damoną Hillą, tikrai sunku būtų patikėti, kad jisai norėtų taip išspręsti. Jis iš tikrųjų norėtų laimėti, man atrodo, šias lenktynės, nors po spaudos konferencijoje, po kvalifikacijos, jisai gana dviprasmiškai pasakė, kad koks jo bus planas lenktynėms. Jis pasakė, kad visą laiką geriausia gynyba yra puolimas. Na, o toksai pasisakymai, žinoma, šiek tiek dengtų jo galimą incidentą su Vilnevu, jeigu toks įvyktų. Taip, Damonui Hillui yra, kaip sakant, tokie du scenarijai. Tai yra vienas važiuoti ramiai ir stengtis iškovoti bent vieną tašką, o antrasis yra važiuoti greitai, susikaupus ir bandyti laimėti galbūt paskutinis Grand Prix jo gyvenime, kadangi, kaip žinia, jis kitais metais nebevažiuos su Williamsu. Na, o Žakui Vilnevui nėra ką prarasti, jam reikia užimti šiandieną pirmąją poziciją, todėl aš neabejoju, kad mes tikrai pamatysime puikią kovą. Nes kiti sportininkai, tai yra važiuojantis su abiem McLarenai, su Jordanai, šiandieną turi puikias galimybės įrodyti savo automobilių pažangumą. Na ir artėja tas pats dramatiškiausias momentas, kai dažniausiai Suzukoje būtent po starto spręsdavosi čempionato likimas. Žinoma, abu lenktynininkai bandys į pirmą posūkį įvažiuoti pirmoje pozicijoje. Hillas stovi vidinėje posūkio dalyje ant labiau dulkėto paviršiaus ir žinoma, tai yra... Ir štai matome, kažkas mojuoja rankomis, tai rodo, kad viena iš mašinų nepasiruošusi startuoti. Rodoma geltona vėliavėlė, tai vienas Davidas Coulthardas taip mojuoja ranka, jo variklis užgeso. Įdomu, ko gero startas nebus duodamas, nes tai žinoma yra labai pavojingas stovintis automobilis. Kaip jūs įsivaizduojat, štai jo mojuoja geltonos vėliavos, matyt, starto procedūra kartosis iš pradžių. Taip, gali sugaišti 5, netgi 10 minučių, nes, kaip matome, mechanikai vėl suplūsta prie automobilių. Na kągi, drama prasideda dar neprasidėjus lenktynėms. Nu, tikrai šiandieną turi būti puikios lenktynės, nes visi labai susikaupę, visi nervuoti ir žinia, kad šį kartą Suzuka apspręs jau 6-ąjį kartą čempionato likimą. Kitais metais, matyt, vyksta tokios dėrybos Renault, kadangi pasitraukė kitais metais iš pirmos formulės, jie prašė Bernie Ecclestono, kuris vadovauja šiam visam didžiuliam cirkui, prašė, kad formulės čempionato finalas, paskutinės lenktynės įvyktų Europoje, kad jie tokiu būdu galėtų tinkamai atšvęsti savo pasitraukimą iš pirmos formulės. Ir žinoma, labai tikėtina, kad kitais metais čempionatas gali finišuoti Europoje, todėl sprendžiamasis tas etapas gali iš Japonijos išsikelti ir šičia toks yra didelis žiūrovų susidomėjimas, kad anksčiau, senesniais metais tiesiog tekdavo traukti daugeliui norinčių pakliūti į varžybas burtus, kuris iš jų gali nusipirkti bilietą į trasą. Tiesiog bilietai būdavo parduodami daugiau kaip metai prieš dar šių metų varžybas. Taigi Japonijoje milžiniškas susidomėjimas ir gali būti, kad jie būdavo visą laiką prieš paskutinės lenktynės sezone. Na, šiais metais čia vyksta tiesiog visiškai paskutinės lenktynės. Taip, jeigu kalbant apie fanus, kurie čia susirenka Japonijoje, nors visur sakoma, kad didžiausi fanai ir daugiausiai susirenka Monzoje, tai visa Italijos tifozė. Tačiau japonai visiškai nenusileidžia italams ir tiesiog reiktų tik paskaičiuoti visus susirinkusius ir nemanau, kad jų būtų mažiau. Beje, visiškai nesenai prieš prasidedant mūsų reportažui, režisierius buvo sukaupęs savo dėmesį į vieną didžiulę milžinišką žiūrovų tribūną,
kurioje lakstė vaikinas visiškai be drabužių. Drabužius jam nešė paskui bėgdamas į besivydamas policininkas. Na, matyt, taip sakant, aistros verda pačios įvairiausios ir atsiranda įvairiausių tokių būdų, kaip atkreipti į save dėmesį. Taigi dabar mums susidarė labai gera galimybė sugrįžti prie kvalifikacijos ir galbūt prie komentaro praėjusių lenktynių, kurios, žinoma, šį ilgą 3 savaičių pertrauką buvo užpildę visus spaudos ir kitų informacijos šaltinių puslapius. Būtent buvo kalbama ir nagrinėjama tas tikrai sensacingas Žako Vilnevo lenkimas, kurį jisai atliko pasaulio čempionui Michaeliui Šumacheriui. Na, po to Vilnevas papasakojo, kad būtent lenkimą tame scenos vardu pavadintame posūkyje jisai svarstė jau treniruočių metu ir jisai bandė važiuoti išorinę posūkio dalimi, todėl kad jisai ruošėsi prieš lenktynės visokius įmanomus atsarginius variantus, kaip čia galima būtų išspręsti dvikovą su artimiausiu iš konkurentų. Tačiau komanda į jo pasiūlymą lenkti būtent šiame posūkyje pasakė, kad jie bus nelabai patenkinti tuo, nes teks Vilnevą ištraukti iš smėlio rimų arba nukrapštyti nuo apsauginių bortų, kadangi visoje Eštoril trasos istorijoje čia vyko labai daug Grand Prix ir nei karto nei vienas lenktynininkas tame posūkyje nebandė lenkti ir ypač išorinių radijusų. Tačiau Vilnevas nusprendė, kad tai yra visiškai realiai įmanoma, kadangi jam yra tekę lenkti išorinių radijusų labai daug Amerikos IndyCar čempionate. Na ir ovaluose, tai didžioji dalis lenkimų, ypač trumpuose ovaluose, vyksta būtent išorinė dalimi, taip kad jam toksai lenkimo būdas buvo gana gerai pažįstamas ir jisai pripažino, kad ta patirtis įgyta lenktyniaujant IndyCare jam būtent sudarė tas galimybės. Na ir žinoma, Šumacheris, kita vertus, prieš lenkimą, galbūt Vilnevui nebūtų pavykę tas manevras, tačiau Šumacheris prisivijęs lėtesnį Gianni Lavaggi, prisivijęs lėtesnį Gianni Lavaggi, sugalvojo, kad reikia truputėlį pristabdyti Vilnevą prieš finišo tiesėje, kur jisai turėtų pranašumą tiesiojoje. Taigi jisai šiek tiek pristabdė ir to pasinaudojęs Vilnevas iš karto iššoko į išorinę radiuso pusę ir tuo labai nustebino pasaulio čempioną. Jisai pripažino, kad šitokio manevro pats nesitikėjo. Na ir Vilnevui tiesiog sukandus dantis pavyko baigti šį manevrą visiškai sėkmingai. Nors vienu metu Šumacheris buvo netgi išsigandęs, jų ratai buvo tarpusavį susikabinę ir jeigu Šumacheris būtų šiek tiek atleidęs akceleratorių ar slystelėjęs, žinoma, visą tai galėjo baigtis gana tragiškai. Kągi, tuo tarpu sportininkai išvažiuoja į antrąją apšilimo ratą ir kaip turbūt pastebėjote, Davidas Coulthardas vėl nesugebėjo startuoti. Kągi, Davidui, jeigu pavyks užsivesti ir savo formulę, jam teks startuoti iš viso šio karavano galo. Na ir suprantama, nors jo pozicija nebuvo labai gera, 8 starto pozicija, tačiau dabar bus tik 19. Taigi, kiek nelauktai prasideda lenktynės, bet labai, ko gero, tipiškas paskutiniam etapui, kai visų nervai tiesiog siekia ribą ir visi, kas nesugebėjo pasirodyti dar šiais metais, dabar ieško galimybių, kaip padėti tašką ar sėkmingam ar nesėkmingam sezonui. Na, Šumacheris prieš lenktynes, kaip ir tenka tikėtis, pasižiūrėjus į pajėgumą, kurį demonstruoja dabar Williams Renault, mano užimti čia 3 vietą geriausiu atveju, taigi finišuoti paskui 2 Williamsus. Ir ko gero, jeigu tarp 2 čempionato lyderių neįvyks tokių artimesnio kontakto, viskas gali taip ir finišuoti, kaip šneka Šumacheris. Ir be abejo, mes neturime vien susižavėti 2 Williamsų kova, mes turėtume stebėti, kaip važiuoja Rubensas Barrichello, Jos Verstappenas, Fisichella, kadangi šie sportininkai dar neturi kontraktų pasirašę su jokia komanda. Na, o jie be abejo nori kitais metais startuoti Formulėje 1, todėl šiandieną galbūt kas iš šitų kelių sportininkų pasieks geresnę poziciją, tam be abejo komandos, kurios dar neturi visų sportininkų, pasiūlys savo kontraktus.
nuo tokios komandos kaip Ferrari, Williams. Tai atrodo, galų gale labai laiku grįžo mums vaizdelis. Ir kaip tik jau užsidegusios raudonos švieselės ir štai startas. Atrodo, Hilas pajudėjo žymiai greičiau, o Vilnevo startas buvo tiesiog visiškai prastas. Na, Hilas vakar dar minėjo, kad jisai turi puikią galimybę aplenkti Žaką pirmame posūkyje ir kaip matome, jis aplenkė ne tik Žaką. Štai Gerhardas Bergeris dabar važiuoja antroje pozicijoje, Mika Hakinenas trečiojoje. Po to seko 2 Ferrari, O, Žanas Alesi. Tikrai nemaža avarija, na kągi. Šiandieną tikrai prasideda didžiulė drama. Nežinia, kurioje kol kas vietoje įvyko šitą avariją. Panašu, kad tai buvo pirmajame posūkyje. Tikrai Benetonas labai stipriai apgadintas. Tačiau, kaip matome, Žanas Alesi visiškai sveikas, tos naujos saugumo įrengimai visi formulėse dabar įrengti šiemet tikrai apsaugo sportininką nuo šoninių smūgių. Atrodo, kad Alesio mašina stovi nepavojingoje trasos vietoje, taigi ko gero neteks stabdyti lenktynių. Žinoma, Vilnevas tikriausiai dabar meldžia Dievo, kad lenktynės būtų sustabdytos, tačiau nemanau, kad taip įvyktų. Na, Žanas Alesi startavęs iš 9-osios pozicijos, matyt, norėjo kuo greičiau aplenkti savo priešininkus ir mes dabar štai matome, kas atsitiko. Labai stiprus smūgis galinio automobilio dalimi. Na, Alesis nepagerins tikrai savo padėties čempionate, o tuo tarpu Hilui atrodo puikiai pavyko startas ir jisai tikrai 50% akcijų pergalės šios dienos lenktynėse ir žinoma čempionate įsidėjo į kišenę taip puikiai startuodamas Japonijos Grand Prix. Kągi, be abejo, Flavio Briatore, Benetton Renault komandos savininkas dabar yra labai susirūpinęs, kadangi ši komanda dabar yra antroje pozicijoje, o visiškai ant kulnų lipa trečioje vietoje esanti Ferrari komanda, kurie atsilieka tik 1 tašku. Taigi Žanui Alesi dabar padarius avariją ir toliau nelenktyniaujant, gali būti, kad Ferraris iškovos daugiau taškų ir užims antrąją vietą konstruktorių čempionate. Na, o kaip jūs matomite, šiuo metu trasoje Bergeris vaidina lyderį erzinančią rolę, išlindinėja tiesiojoje į vidinę posūkio dalį, parodydamas savo automobilį pirmaujančiam Hilui. Štai Davidas Coulthardas, tikiuosi, kad čia yra boksuose. Matyt, iš tikrųjų jisai turi kažkokių techninių problemų, štai starto metu matėme, jisai užgeso. Matyt, yra problemų su transmisija arba su sankaba, štai jisai išvažiuoja iš boksų. Na, kaip matome dabar rezultatuose po rato, po 2 Žakas Vilnevas dabar yra tik 6-oje pozicijoje. Na, Daimonas Hilas tiesiog nežinau, kieno jis gali dėkoti. Tik Dievo tikriausia, kadangi jis dabar pirmoje, štai dabar pakartos mums startą. Kaip matome, Daimonas Hilas puikiai startuoja, na, o Žakui jis matyt stengiasi, norėjo blokuoti Daimonas iš karto starto metu, tačiau ratai prasisuko, automobilis susimėtė į šonus. Na, dabar pažiūrėkime, kaipgi važiavo šiuo metu Žanas Alesi. Matyt, buvo kontaktas dar pirmame posūkyje su kitu automobiliu. Atrodo, pajudėjo Vilnevas gerai, bet paskui, matyti, jisai paguldė akceleratoriaus pedalą, prasidėjo buksavimas ratų ir tiesiog keli automobiliai. Deja, nepastebėjom taip, kas atsitiko Alesiui tuo metu. Na, pirmame pakartojime į pačią pabaigą matėsi, kad dar posūkio pradžioje vyko kažkoks konfliktas tarp Žano ir kitų sportininkų, nes buvo blokuoti Žano stabdžiai. Na ir kaip matėme, avarija tikrai buvo didžiulė, tačiau Žanas sveikas išlipo iš automobilio ir dabar stebi savo kolegų lenktynės iš šalies. Na, mes matome dabar Vilnevą, jisai važiuoja 6-oje pozicijoje ir jo padėtis iš tikrųjų yra labai prasta, kadangi Suzukoje lenkti varžovus yra itin sudėtinga. Yra tik tais viena vieta prieš pačius lėčiausius chicane tipo posūkius prieš finišo tiesėje. Tai yra vienintelė vieta, kur įmanomas bet koks lenkimas, bet jis iš tikrųjų labai sunkiai atliekamas lygaus panašaus pajėgumo automobiliams važiuojant vienas paskui kitą. Taigi Vilnevui iš tikrųjų šios dienos perspektyvos įvykdyti bent jau minimalią užduotį laimėti šias lenktynės atrodo labai tolimos. Kągi, dar prieš šį savaitgalį, šį Grand Prix Japonijos savaitgalį, Žakas Vilnevas minėjo visose interviu, kad Daimonas Hilas dabar yra po labai didelę įtampą, kad jisai tikrai gali padaryti vieną kitą klaidelę ir dėl ko Žakas gali laimėti.
Tuo tarpu Daimonas Hillas paminėjo, kad Žakas yra kur kas didesnėje įtampoje, kadangi jam reikia rizikuoti, jisai turi užimti tik pirmąją vietą. Na ir kaip matome, šiuo atveju tikriausiai laimėjo Daimonas Hillas, kaip matėme, prastai sustartavo Žakas Vilnevas, nors šiame sezone jisai kur kas geriau startuodavo negu Daimonas. Na ir kaip matome, šį kartą nerviniai. Gerhardas Bergeris bando lenkti būtent tuose posūkiuose, kur aš minėjau anksčiau, kad tai yra vienintelė lenkimo vieta. Gerhardas Bergeris stabdymo zonoje bandė įlysti į vidinę dalį ir mes matome, tas manevras buvo iš tikrųjų gana optimistiškas ir labai rizikingas. Automobiliai vos nesusidūrė ir žinoma Bergeris mes matome, kiek daug jisai prarado po šio. Ir labai panašu tai, Bergerio priekinis sparnas sulaužytas ir tikrai puikios lenktynės, kurios atrodė buvo realios visiškai Gerhardui Bergeriui šiandien, tikrai dabar bus prarastos Bergeriui. Na kągi, aš net tiesiog amo netekau, kai pamačiau Bergerio tokį lenkimą, jisai beviltiškai lindo vidinę posūkio dalim, kadangi Daimonas Hillas važiavo ta trasos dalimi, kuria važiuojama yra pastoviai ir tai buvo, kaip sakoma, Daimono pagrindinis kelias. Na ir kaip matome, Bergeris pažeidė savo priekinį sparną. Deja, nežinia, kaip Daimono Hillo Williamso stovi šiuo atveju, kadangi kontaktas buvo su šio automobilio galu. Na, štai matome ir Mika Häkkinenas sublokuoja stabdžius ir vos neatsitrenkė Gerhardo Bergerio automobilio galą. Na, tikrai savotiška drama ir tikrai mes jums žadėjome matyti puikias lenktynės. Bergeris pajuto tokią vienintelę galimybę, jisai pajuto, kad jis gali važiuoti tokiu pačiu tempu, kaip važiuoja Hillas. Ir matyt, Hillas galbūt pradėjo stabdyti šiek tiek anksčiau. Bergeris staiga pajuto galimybę surizikuoti ir žinoma, ši situacija buvo tikrai ne jo naudai. Lenkimo manevras buvo tikrai labai nerealus, jisai buvo iš tikrųjų labai toli paskui Daimoną Hillą ir žinoma, jam nepakako greičio įvažiuoti į šį posūkį, kurį stebime dabar, į posūkį bent tiek, kad mašinos būtų lygiai viena su kita. Kągi, šis incidentas, galima sakyti, baigėsi tikrai laimingai, nes jeigu šiuo atveju Gerhardas Bergeris būtų išstūmęs Daimoną Hillą iš trasos, tai neabejoju, kad mes pamatytume spaudoje ir per televiziją įvairių kritikų pasireiškimų ir nežinia, kaip Gerhardui Bergeriui pasibaigtų šis konfliktas, kadangi Daimonas Hillas kovoja dėl čempiono vardo, na, o Bergeris jį išstūmė iš trasos, tai tikrai savotiškas būtų momentas. Na kągi, vargšas Bergeris, jisai praranda, žinoma, žymiai daugiau negu 9,8 sekundės, jisai praranda žymiai daugiau laiko ir, žinoma, labai daug pozicijų trasoje. Na, vienas akmeniukas įkrenta, žinoma, į Žako Vilnevo krepšelį, vieną poziciją jisai pasistumės į priekį, dabar jisai, žinoma, važiuos 5-oje, bet naudodamasis tą situaciją šiuo incidentu su Bergeriu, Hillas atrodo pradėjo staiga didinti savo pranašumą. Na, kaip būdinga, kai Hillas važiuoja pirmas, jisai labai greitai didina pranašumą prieš savo priešininkus ir kaip matome, antroje pozicijoje važiuojantis Mika Häkkinenas atsilieka daugiau negu 4 sekundėmis. Kągi, tai yra Daimono Hillo stilius ir tikėsimės, kad jokių incidentų kaip su Gerhardu Bergeriu daugiau neįvyks. Na ir automobilis atlaikys ir Daimonas Hillas tikrai gali šiandieną išpildyti visas savo svajonės, kurių jisai nesugebėjo pasiekti per praeitus 2 metus, kuomet kovojo su Michaeliu Schumacheriu. O štai mes matome Williamso boksus, lenktynininkai laukia kažkurio iš automobilių. Galbūt komanda imasi tokių atsargumo priemonių, jeigu pavyzdžiui pasirodytų, kad šiek tiek pažeista galinė Hillo padanga, komanda pasiruošus laukia lenktynininko, jeigu šiam tektų užvažiuoti ir staiga pasikeisti padangas. Bet kol kas nepanašu, kad būtų koks nors rimtesnis pažeidimas, nes žinoma, Hillas tą iš karto pajustų. Na, kaip matome, atstumas Hillo ir Miko Häkkineno padidėjo. Vadinasi, Hillas jaučiasi puikiai, automobilis važiuoja gerai, kaip ir važiavo iš karto po starto. Na, tačiau, kaip matome, Williams komandos mechanikai pasiruošę galbūt priimti Daimoną, nes po tokio konflikto, kaip buvo su Gerhardu Bergeriu, neretai ir labai lėtai ima išeiti oras iš rato. Būtent dėl to šiais metais nauji techniniai reikalavimai riboja tą priekinio sparno galinių plokštelių plotį. Jisai turi būti ne mažiau 1 centimetro
ir gražiai užapvalintais kraštais, tai tam, kad šitokio incidento metu būtų kiek galima mažesnės galimybės pažeisti varžovo padangą. Ir matyti šios priemonės šio incidento metu tikrai išgelbėjo Demoną Hillą nuo labai skaudaus laiko praradimo boksuose. Kągi, štai mes dabar važiuojame su Žaku Vilnevu, kuris šiuo metu po Bergerio pasitraukimo yra 5-oje pozicijoje. Na ir kaip matome, prieš jį yra abudu Ferrari. Na, mums dabar parodo laiką, kokiu režimu važiuoja Demonas Hillas ir Žakas Vilnevas. Ir kaip matome, Hillo režimas yra kur kas geresnis. Žinoma, Vilnevas dabar negali važiuoti taip, kaip galėtų važiuoti atviroje oro srovėje. Jisai, ko gero, nesugebės aplenkti šioje trasoje nei Eddie Irvino, nei Michaelio Schumacherio, nei tuo labiau Mika Hakineno. Ir jam teks, ko gero, tenkintis būtent tokiu tempu, kokiu galės važiuoti jo varžovai, važiuojantis prieš jį. O visose kvalifikacijose jisai gana aiškiai dominavo. Treniruotėse praktiškai užėmė pusę sekundės geresnį, parodė rezultatą už Demoną Hillą. Ir atrodė, kad dar jį gali pagerinti. Vienu žodžiu, kontroliavo visiškai situaciją. Pirmą kartą aš mačiau Žaką Vilnevą taip tvirtai besijaučiantį treniruotėje. Atrodė, kad jisai būtent šio čempionato šeimininkas. Ir kaip matote, toks prastas startas gali reikalus atversti visiškai aukštyn kojomis. Na, o kaip matėme, kai Demonas Hillas 6-ąjį kartą kirto finišo liniją, mes pastebėjome, kad atstumas tai yra nuo Demono Hillo iki Miko Hakineno, kuris šiuo metu 2-oje pozicijoje sumažėjo visą sekundę. Na, Mika Hakinenas tikriausiai nepradėjo daug greičiau važiuoti, tikriausiai lėčiau važiuoja Demonas Hillas. Na ir žiūrėsime, kaipgi dabar atrodys laikas. Ar Demonui Hillui tikrai kažkas atsitiko po to incidento su Gerhardu Bergeriu? Na, intriga prasideda visos lenktynės, jau po starto atrodė lyg tai nieko tokio netipiško negali įvykti ir staiga vienas iš labiausiai patyrusių, tikrai labiausiai patyręs pirmos formulės šiuo metu vairuotojas Gerhardas Bergeris ėmėsi gana tokio oportunistinio manevro lėčiausioje trasos dalyje, bandydamas aplenkti Demoną Hillą. Na štai, Hillas atrodo vėl staiga padidino tempą, galbūt jisai tiesiog dabar žaidžia su savo varžovais. Jis matyt bando pasižiūrėti, kokiu tempu jisai realiai galėtų važiuoti, koks tempas būtų jam visiškai saugus, kad pasiekti finišą, kad nesiimti bereikalingos rizikos. Tiesiog dabar Hillas yra situacijos valdovas ir žaidžia su visais savo kitais varžovais taip, kaip tik tais nori. Na, mes matome, kad Žakas Vilnevas visiškai pakibęs ties Eddie Irvino Ferrari uodegą. Galbūt čia jisai bandys atlikti lenkimo manevrą, nors šita vieta nėra palanki. Tačiau, kaip matome, Žakas visiškai neturi ką prarasti, kadangi jam vienintelė viltis tikėti čempiono vardo, tai yra 1 vieta. Todėl, nežiūrint į jokius kriterijus, blogus ar gerus, jam reikia lenkti visus sportininkus ir stengtis iškopti į 1-ąją poziciją, ką mes matėme, jisai puikiai vykdė Portugalijoje. Galbūt jisai dabar pakartos tokius, galima sakyti, netgi stebuklus. Na, o štai mes dabar važiuojam bene pačia gražiausia šios trasos dalimi, S formos posūkiais, jie seka tiesiog vienas po kito, jų radijusai pastoviai keičiasi, vairuotojui tikrai reikia neužsimiršti, čia kiekvienas posūkis iš šitų įveikiamas kitokiu greičiu ir tikrai tai labai įdomi užduotis kiekvienam vairuotojui, čia reikia labai gerai pajusti tą ritmą. Ir mes matome, kad taip Vilnevas bando pradėti spausti Eddie Irviną, bet tikrai bent jau šioje trasos dalyje bet koks lenkimas yra visiškai neįmanomas. Na, galbūt geriausia tikriausia vieta lenkimui būtų tas vadinamas angliškai hairpin, tai yra kaip plaukų garbana, lietuviškai nelabai atspindi posūkio savybės tas pavadinimas, tačiau angliškai būtent taip jisai yra vadinamas. Galbūt panašiau skambėtų išvertus plauko kilpą. Galbūt tai labiau panašėtų į tą formą, kurią turi tokio tipo posūkiai. Na, matėme dabar, Žakas Vilnevas bandė lenkti Eddie Irviną, tačiau jam nepavyko. Manevras buvo gana panašus, kaip bandė padaryti Gerhardas Bergeris, tik kiek ankstesnis. Na ir vėl matome, išvažiuojant į finišo tiesėje, Žakas Vilnevas šiek tiek atitolsta nuo savo persekiojimo sportininko. Taigi, pirmauja Demonas Hillas, 2-oje vietoje šiuo metu važiuoja Mika Hakinenas,
Iš tikrųjų, treniruotėse McLarenai atrodė gana silpnai ir dabar tikrai labai malonu matyti Hakineną važiuojantį antroje pozicijoje. Ir visą laiką, man atrodo, kiekvienose Japonijos lenktynėse Hakinenas demonstruoja tikrai labai puikią sportinę formą. Trečioje vietoje važiuoja pirmasis iš Ferrarių, Michaelis Schumacheris. Ketvirtoje važiuoja Eddie Irvinas su antruoju Ferrari. Ir štai mes matome būtent šią dvikovą. Penktoje vietoje jį persekioja labai prastai startavęs Žakas Vilnevas. Na, mes matome, mums prieš tai parodė laiką Žako Vilnevo atsilikimo nuo Daimono Hilo ir kaip matėme, yra apie 8 sekundės ir tikrai toks atsilikimas nėra didelis. Ir tai dabar priklauso viskas nuo Žako Vilnevo ir kaip matome, jis Eddie Irviną puikiai atakuoja ir tikrai jisai jį lenks. Aš tikrai to nebejoju, kadangi, kaip jau minėjau, jam nėra ką prarasti. Na, iš tikrųjų, labai panaši situacija buvo susidarius paskutiniuose lenktynėse Portugalijoje, kai vėlgi po prasto labai starto Vilnevas susidūrė ketvirtoje pozicijoje paskui Michaelį Schumacherį, o Hilas tuo tarpu tolo iš varžovų akių. Ir Hilas jau buvo susikūręs gana padorų laiko buferį, kai Vilnevui pavyko tas tikrai fantastiškas lenkimas. Jisai pakilo į trečią poziciją. Bergeris, tai yra, atsiprašau, Žanas Alesi važiavo kitą sustojimų sekvenciją. To pasiekoje Vilnevas pakilo į antrą poziciją ir paskui jisai pradėjo tiesiog labai greitai vytis Daimoną Hilą. Po to jisai prisivijo jį po sekančio sustojimo, bet negalėjo lenkti, nes staiga jo padangų būklė pradėjo labai greitai blogėti. Ir paskui, kai Hilas sustojo pasikeisti padangų, užsipilti kuro, Vilnevas pravažiavo fantastiškai greitą ratą ir dar ką jisai padarė labai gerai. Jisai labai greitai važiavo į boksus, žymiai greičiau už Daimoną Hilą. Ir todėl Hilas, važiuodamas jau antrą ratą su apšilusiomis padangomis, pamatė iš boksų išvažiuojant automobilį ir pagalvojo, kad tai Mika Salo arba vienas iš Tairelų. Ir staiga priartėjęs prie jo, jisai staiga pamatė, kad tai automobilis su Rotmans reklama ir jisai staiga suprato, kad tai Žakas Vilnevas. Jisai tiesiog negalėjo tuo patikėti, kad šis išvažiavo iš boksų prieš jį. Taigi Vilnevui pavyko, jisai praktiškai daugelis ekspertų vertino šiuos du ratus, jo vertino kaip ratus, kuriuos pravažiuoja Michaelis Schumacheris, būtent užvažiuodamas į boksus. Taigi kanadietis atliko viską pirmą kartą, galbūt taip tiksliai, kaip atlieka paskutinių 2 sezonų pasaulio čempionas. Ir tokiu būdu jam pavyko aplenkti Daimoną Hilą ir po to jisai gana lengvai atitolo nuo savo persekiojimo. Štai Vilnevas atakuoja šį kartą labai stipriai, bet Irvinas gana griežtai išlaiko poziciją, stabdo labai vėlai ir vėl lenkimo manevras nepavyko. Na ir kaip mes minėjome, Žakas Vilnevas kaip tik tą lenkimo manevrą jau kelintą kartą ir bando atlikti tame plauko sruogoje, ar kaip posūkį mes tą pavadinom, nes kaip matome kitoje vietoje ir mes prieš tai ratą galėjome stebėti iš Žako Vilnevo automobilio, tai yra iš kameros taisytos jo automobilyje ir matėme, kad nors Žakas šiek tiek ir priartėja prie Eddie Irvino Ferrario, tačiau lenkimo manevrų jam nepavyksta atlikti, nes nėra tokių lėtų posūkių ir išplatėjimo zonų, kur galėtų šis sportininkas įlysti. Nuo to tarpu, kaip matome, Gerhardas Bergeris jau antrą kartą parodo geriausią rato įveikimo laiką, nežiūrint į tą konfliktą su Daimonu Hilu, tame pačiame posūkyje, kur vyksta daugiausia įvykių. Na ir pasikeitęs automobilio priekį, matyti jisai ryžtingai nusiteikęs, visiškai nenuliūdo dėl sugaišto laiko ir kaip matome, Gerhardo Bergerio Benetonas tikrai šiandien yra greitas. Jo, ir jis važiuoja dabar, kaip matėte, 11 pozicijoje ir kaip mes gaunam pranešimus iš trasos, 10 pozicijoje važiuojantis Herbertas, tiesiog Herberto pranašumas yra valgomas 2 sekundžių per ratą tempu. Taigi Bergeris bus tiesiog tuoj pat pozicijoje, kai jam teks lenkti vieną iš Zauberių. Be abejo, Gerhardas Bergeris iš Flavio Briatorės Benetton komandos savininko gauna tikrai piktus žodžius už tą incidentą ir beje, kadangi Žanas Alesi jau nebelenktyniavo, tai Gerhardui Bergeriui reikia kuo greičiau vežtis į priekį, kad laimėti konstruktorių čempionate antrą poziciją, nes kaip matome, abudu Ferrari puikiai važiuoja, jie top 6-tuke, nors, kaip matome, Žakas Vilnevas stengiasi šios abudu Ferraris kuo greičiau aplenkti.
O štai mes galime pastebėti, kokia padėtis yra po 11 ratų. Tas skirtumas labai nedaug pulsuoja. Man atrodo, Hillas tikrai pasirinko labai saugų tempą, jisai neforsuoja įvykių, jisai gana tvirtai jaučiasi pirmoje pozicijoje ir jisai, žinoma, gauna labai detalę informaciją, kaip važiuoja šiuo metu jo pagrindinis konkurentas čempionate Žakas Vilnevas. Ir matyti šioje situacijoje Hillui iš tikrųjų nėra labai kur skubėti. Manau, kad artėjant pirmam sustojimui boksuose, Hillas šiek tiek spustelės akceleratorių ir bandys atitolti nuo savo varžovų. O mes matėme, kaip Irvinas pravažiavo posūkį, tiesiog kaip Suomijos ralyje, slysdamas visais ratais, skersas automobilis, puikiai valdomas lydimas. Na, matyti visus šitus vaizdus stebi Vilnevas ir jisai supranta, kad Irvinui iš tikrųjų blokuoti visus jo manevrus yra gana sudėtinga ir matyti Irvinui vis tik tenka aukoti savo padangų dilimą tam, kad išlaikyti Vilnevą paskui save. Na, štai šie abudu sportininkai vėl priartėja prie to lėtojo posūkio ir tikriausia Žakas Vilnevas šį kartą vėl nesugebės aplenkti Edžį Irviną, kadangi atsilikimas yra gan didelis. Na, iš tikrųjų, trasos konfiguracija yra tokia, kad arba lenktynininkai pravažiuoja labai lėtą trasos dalį, kai pirmasis automobilis gali žymiai paspausti akceleratorių, arba jie važiuoja gana greitais posūkiais, kai varžovas negali prisivyti. Dar vienas šį kartą Vilnevas atrodo labai gražiai, taip, šį kartą Vilnevo manevras buvo visiškai paruoštas. Gali būti, kad Irvino padangų kokybė staiga pradėjo labai stipriai blogėti ir žinoma, tai labai atsiliepė jo stabdymui ir matyt Vilnevas iš karto pajutęs tą, pamatęs, kaip jisai slidinėja posūkiuose, sugebėjo iš karto to pasinaudoti. Kągi, jaunasis kanadietis eilinį kartą įrodo, kad jisai yra neeilinis sportininkas. Jisai kelis ratus, bent 4 prieš tai bandė tą vidinę posūkio dalį, ją prasivalė, nors aišku pravažiuota dar nedaug, tačiau šiukšlės ir labai teisinga mintis, taip, tikriausiai tai, ką jisai darė keletą kartų, buvo iš tikrųjų ne tiek erzinimas savo varžovo, o būtent pravalė jisai surinko dulkes ir kad galėtų žymiai vėliau stabdyti ir žinoma, šis manevras jo buvo puikiausiai paruoštas. Jisai įruošė keletą ratų, stebėjo, kaip elgėsi varžovo Ferraris ir galų gale jis atliko tą manevrą tiesiog visiškai puikiai. Na, kaip matėme, po pirmojo pasukimo į dešinę pusę automobilio galas netgi užsimetė. Na, tikrai rizikingas manevras, tačiau atliktas tiksliai 100%. Ir kaip matėme, stabdymas įvyko tikrai puikiai, šiek tiek užsiblokavo dešinis priekinis ratas, tačiau šis blokavimas visiškai nepažeidė šio rato. Na ir Žakas be abejo turėjo stabdyti kuo vėliau ir štai vėl tas pakartojimas. Matome, Edį Irvinas jau pradeda stabdyti šiek tiek, o Žakas Vilnevas dar nenuspaudė stabdžių. Tačiau pozicija jau užimta, Edį Irvinas išorinėje pusėje ir šiuo atveju Irvinas nieko nebegalėjo padaryti. Ir mes matėme, kad Vilnevas staiga padidino tempą. Jisai matyt dabar gali važiuoti tokiu tempu kaip nori. Jisai staiga paliko Irviną visiškai toli. O labai greitai priartėjo prie Michaelio Schumacherio. Taip, Michaelis Schumacheris dabar atsidurs toje pozicijoje, kur buvo Edį Irvinas. Jam reikės stebėti galinio vaizdo veidrodėlius daugiau negu žiūrėti į priekį, nes tikrai neabejoju, kad Žakas Vilnevas neužilgo kartos tos pačius lenkimo manevrus, ką jisai darė su Edžiu Irvinu. Štai matome, Žakas gavęs švaraus oro iš karto pagerina maždaug 1 sekundę greičiausio rato pravažiavimo laiką. Iš tikrųjų, jo automobilyje yra milžiniškas potencialas. Jisai labai turėjo daug patirties, kaip jau anksčiau minėjau, su šia trasa. Ir dar, ką minėjo pats Vilnevas, kad šioje trasoje itin pasitarnavo patyrimas žaidimo su padangų slėgiu IndyCar čempionate. Būtent kvalifikacijų ir treniruočių metu jisai labai daug eksperimentavo su padangų slėgiu ir jam pavyko rasti tokį kompromisą, kai padangos labai gerą turi sukibimą, varantį ypač ratai. Taigi jisai žymiai anksčiau gali paspausti akceleratoriaus pedalą išvažiuodamas iš posūkių. Ir tas labai atsiliepė į rezultatus, kuriuos jis rodė visų treniruočių metu. Na, štai Williams komandos mechanikai laukia kažkurio tai sportininko. Tikėsimės, kad tai ne Žako Vilnevo, kadangi jisai labai ryštingai artėjo prie Michaelio Schumacherio ir nebejoju, kad šio rato gale vėlgi prieš tą patį hairpin posūkį Žakas Vilnevas bandys atlikti kažkokį manevrėlį, galbūt pagąsdinamai prieš Michaelį Schumacherį.
Na, Šumacheris jau kelis kartus šį sezoną buvo aplenktas Žako. Vilniavas važiuoja į boksus. Na, įdomu. Ko gero... O štai matome, kaip visi važiuoja, netgi važiuoja per žolę. Na, jisai turi būti labai susikaupęs, nes įvažiavimas į techninio aptarnavimo zoną vyksta trečia pavara. Tuo metu mygtukas limituojantis greičio limitą dar neveikia ir labai dažnai sportininkai čianais pažeidžia greičio limitą. Ir tai per kvalifikacinės varžybas atsitiko su Gerhardu Bergeriu, kuris buvo už tai nubaustas $5,000 bauda, o Davidas Coulthardas prasižengė netgi 2 kartus, taigi buvo nubaustas $10,000 bauda. Taigi gali būti, kad Vilniavas staiga sugalvojo pakeisti lenktynių taktiką, kadangi jam važiuoti paskui... Na, štai Gerhardas Bergeris. Ir jis grįžta į trasą labai nesėkmingų metų. Mes matėme, kad šiek tiek užgaišo jo mechanikai prisukdami, matyti ar vieną ratą, ar atjungdami kuro padavimo žarną. Štai Pedro Dini stovi, buksuoja, jo lenktynės jau šiandien baigėsi. Na, tai paprasčiausias apsisukimas įvyko. Taigi tas mažas sugaišimas laiko boksuose, matyti, Žakui Vilniavui šiandien kainuos žymiai daugiau, negu jisai tikėjosi. Matyti, jisai sugalvos taiga pakeisti taktiką, nes vėlgi prarasti labai daug laiko važiuojant pagal Michaelį Šumacherį būtų buvęs jam didelis nuostolis. Jisai nusprendė staiga užvažiuoti į boksus ir keisti sustojimų taktiką. Na ir tas šioks toks stabtelėjimas sąlygo tai, kad Bergeris pralenkė jį išvažiuojantį iš boksų. Taigi Vilniavui nepasisekė šiandien jau antrą kartą ir žiūrėsime, kaip jisai reaguos į šios vis naujas iškylančias jam problemas. Na, gali būti, kad Žakas Vilniavas važiuodamas dar 5-oje pozicijoje už Edžio Irvino labai sugadino savo padangas, kadangi važiuoti iš priešininko automobilio taip arti jo prarandamos labai aerodinamijos savybės, padangos daugiau slidinėja. Na ir kaip matėme, jisai sugebėjo atlikti tą lenkimo manevrą ir jam teko važinėti nešvariąją trasos dalimi. Taigi pilnai įmanoma, kad tos padangos buvo sudilusios ir neatitiko Žako Vilniavo norų. Na, mes matome, kokioje vietoje pačioje vietoje... Bergerį aplenkė ir tikrai puikus lenkimo manevras. Būtent jaunėlis Vilniavas pademonstravo senam asui Gerhardui Bergeriui, kaip reikia lenkti tame posūkyje. Na, tai yra tikrai fantastika. Kiek dar tokių lenkimų mes pamatysime šiandien trasoje, kur vos ne visi lenktynininkai vienu balsu tvirtino, kad aplenkti praktiškai neįmanoma. Na, o Žakas Vilniavas daro jau tai antrąjį kartą. Bergeris tiesa bandė tai padaryti, jisai, kaip žinome, nesugebėjo. Na ir tikrai Gerhardas Bergeris turės pasižiūrėti įrašus ir pamatys ne kartą, kaip reikia lenkti šioje vietoje. Ir be abejo, Žakas Vilniavas neužilgo dar tame posūkyje parodys. Tai matome labai gražus kadrai, kaip slidinėja Olivier Panis Ližyje posūkiuose, šiuose posūkiuose. Ir žinoma, važiuoti taip arti labai pavojinga. Na, Vilniavas tiesiog rizikuoja maksimaliai, nes taip arti privažiuoti šio tokioje greitoje trasos dalyje, greitose posūkiuose yra be galo pavojinga. Na, jisai pamatavo savo manevrą, pajuto, kad Panis automobilis yra žymiai lėtesnis, slidinėja, pasirinko labai gerą momentą, įlindo į vidinę posūkio dalį ir štai aplenkė dar vieną varžovą. Na, tikrai puikus progresas. Jeigu jisai važiuos tokiu tempu ir jam taip lengvai seksis lenkti savo varžovus, tai iš tikrųjų dar kas finišuos pirmas, ko gero dar labai anksti kalbėti. Na, tai buvo jau trečiasis tikrai nuostabus Žako Vilniavo lenkimas šiose varžybose. Žinia, kad dar lenktynės net nepraėjo pirmą trečdalį, tai galbūt mes tikrai pamatysime šiandieną daug tokių lenkimų. Ir štai Michaelis Šumacheris užvažiuoja į boksus. Na, žiūrime laiką. Sugaišta turėtų būti nedaugiau 7-8 sekundžių, tačiau gan ilgokas sustojimas. Šiek tiek ilgokas sustojimas iš tikrųjų. Šumacheris paguldo akceleratoriaus pedalą. Išvažiuodamas, matyti, šiek tiek supyko, kad buvo prarasta daugiau laiko. Ir įdomu, kurioje vietoje jisai sugrįš į trasą. Ar Vilniavui pavyks aplenkti Šumacherį dėl sustojimo ar ne? Na, mes matome, už Žako Vilniavo Gerhardas Bergeris dar vis nesugeba aplenkti Olivier Panis. Taigi Žakui Vilniavui tikrai negalima pasakyti, kad jam trūksta ryžtingumo ir drąsos. Kaip matome, jisai puikiai susitvarkė su Olivier Panis. Tuo tarpu Gerhardas Bergeris, turintis daug daugiau patyrimo, nesugeba to padaryti net iki šiol. Įdomu, kokiu tempu važiuoja dabar Žakas Vilniavas. Jisai važiuoja dabar visiškai švarioje trasos dalyje, tai reikėtų spėti, kad jisai yra vienas greičiausių tikrai dabar automobilių trasoje.
Hilas, man atrodo, visiškai nerizikuoja, laiko labai žemą tempą, kontroliuoja situaciją, žiūri, kas vyks toliau. Matyt, gavo pranešimą, kad Vilnevas sustojo, žinoma, prarado nemažai laiko. Na ir žiūrėsime, kaip atrodys situacija trasoje, kai visi lenktynininkai bent po vieną kartą bus sustoję boksuose. Na, šiuo metu mums parodė, kad mes matome Žaką Vilnevą, tačiau tai yra Daimonas Hilas, lenktynių lyderis. Kaip matome, kamera neapriepia tų sportininkų, kurie važiuoja už Daimoną, vadinasi, Daimonas puikiai atitrūkęs nuo savo priešininkų. Štai mes dabar pamatysime po 17 ratų, koks yra atstumas iki Miko Hakineno. Taip, 6 sekundės. Daimonas šiek tiek didina šį atstumą ir kaip Arūnas sakė, tikriausia neužilgo jisai suks į techninio aptarnavimo zoną. Ir taigi pasitvirtina visi manevrai. Dabar Daimonas Hilas nori šiek tiek atsitrūkti nuo savo priešininkų, kad užsitikrinti dėl tam tikrų iškilusių bėdų, jeigu jos iškils techninio aptarnavimo zonoje, kad neprarastų lyderio pozicijos. Na ir mes matome, Vilnevas jau galų gale vėl sugrįžo į savo 5. poziciją, tačiau Schumacheriui pavyko vis tik greičiau atlikti savo sustojimą. Ir štai mes matome, Vilnevas tikrai važiuoja visiškai be baimės, spaudžia savo automobilį iš paskutinių ir rodo dar vieną greičiausiai pravažiuotą ratą. Na, galite pasiklausyti, kaip puikiai dirba Renault varikliai. Na, dėja, neilgai jums davė taip pasidžiaugti šiais momentais. Na, labai iš tikrųjų įdomu klausyti variklį būtent tuose S-formos posūkiuose, kai lenktynininkas pastoviai žaidžia su akceleratoriaus pedalu, tai mažina tempą, tai staiga jį vėl didina, kai mašina pradeda vingiuoti posūkyje. Na ir kaip matėte, Williamso mechanikai jau pasiruošė priimti antrąjį savo automobilį, taigi lenktynių lyderiai Daimoną Hilą. Taip, Hilas kaip tik dabar užsuka į techninio aptarnavimo zoną, nes mes matėme, kad nuimami šildytuvai nuo ratų. Na, Daimonui Hilui svarbu nepadaryti čia klaidos, nuspausti reikiamų metų greičio limito mygtuką. Iš tikrųjų, tokia klaida gali kainuoti bet kam labai daug, kadangi tada gauna lenktynininkas baudą, jam tenka sustoti boksuose, stovėti 10 sekundžių, paskui vėl palikti trasą, palikti boksus ir išvažiuoti į trasą. Na ir laikas, Vilnevas sugaišo daugiau negu 8 sekundės, Hilas 9:10, 11 sekundžių. Kažin, kodėl stovėjo taip ilgai, jau kuro žarna buvo visiškai atjungta, kame buvo tas sustojimas toks ilgas. Ir mes... Štai tikriausiai tenais ir bus Žakas. Taip, čia Žakas Vilnevas. Taip, atstumas reiškia tarp šių dviejų sportininkų bus mažiau negu 10 sekundžių, o Daimonas Hilas tikrai galėjo išvažiuoti iš techninio aptarnavimo juostos anksčiau ir turėti dar didžiulį pranašumą, o tuo tarpu Žakas Vilnevas vėl trečiąjį kartą parodė geriausią rato įveikimo laiką. Na ir mes tikrai matėme šios du pagrindinius čempionato varžovus labai netoli vieną nuo kito. Na, atrodo... Čia panašu, kad yra paskutinio praėjusio rato rezultatai ir dar po kiek laiko mes gausim šiek tiek naujesnę informaciją ir situacija per tą laiką, kai boksuose buvo lenktynių lyderis Daimonas Hilas, iš tikrųjų gana reikšmingai pasikeitė, bent jau šitų skaičiukų prasme. Na, be abejo, Žakas Vilnevas dabar yra pats greičiausias trasoje, matome, kaip didėjo jo pranašumas prieš Gerhardą Bergerį, kurį jisai visiškai neseniai aplenkė puikių manevrų. Na ir žiūrėsime, kai sportininkai kirs finišo tiesiosios liniją, pamatysime rezultatus, kaip jie šiuo metu išsirikiavę. Ir panašu, kad naudodamasis to, kad Hakinenas paliko boksus šaltomis padangomis, Michaelis Schumacheris aplenkė jį. Ir štai mes matome raudoną Ferrari važiuojantį antroje pozicijoje ir ko gero netgi jisai artėja prie Daimono Hilo. O štai 4 pozicijoje važiuojantis Žakas Vilnevas. Taip, Hilui vėl iškyla naujas uždavinys. Jam dabar reikia neprisileisti Michaelio Schumacherio, kadangi yra tikrai didelė psichologinė įtampa, kai kažkas tai važiuoja tiesiai iš greičių dėžės automobilio galo. Na ir tuo atveju reikia stebėti galinio vaizdo veidrodėlius. Be abejo, tenka daugiau dirbti, sumažėja koncentracija į priekį. Na ir štai matome, kaip Žakas Vilnevas mėtosi per kelio nelygumus. Ir labai įdomu, kad per treniruotės mes matėme čianais abudu McLarenus, kurių priekinis sparnas tiesiog virpėjo ir siekė netgi dangą.
Na, matyt, tokia buvo specifinė konstrukcija, ji buvo pakeista kvalifikacinės varžyboms. Ir atrodo, kad tai pasiteisino, lyg ir neblogas laikas buvo pasiektas. Na ir jūs matėte, kiek daug laiko prarado Hilas boksuose. Taigi, užvažiuodamas į boksus, stovėdamas ten, jisai prarado, lyginant su Michaeliu Schumacheriu, apie 7 sekundės. Nes dabar jo skiria tik šiek tiek daugiau negu sekundė, o prieš abiejų lenktynininkų sustojimus tarpas tarp jų buvo daugiau kaip 8 sekundės. Taigi matot, kaip galima greitai prarasti milžinišką laiko kiekį ir žinoma, jeigu varžovai būtų arti gana vienas kito, tai ko gero Hilui netgi nepavyktų grįžti į trasą pirmoje pozicijoje. Na ir matome, kad Michaelis Schumacheris dabar atsilieka nuo Daimono Hilo 1,5 sekundės ir štai 4 pozicijoje visiškai netoli yra Žakas Vilnevas. Kągi, šiam jaunam kanadiečiui viskas klostosi puikiai ir jokių būdų negalima sakyti, kad tai yra grinai laimės dalykas. Žakas pats iškovoja tokį puikų progresą ir nebejoju, kad Daimonui Hilui taip pat reikia susirūpinti, kadangi Žakas Vilnevas, kaip matome, šiek tiek sumažėja, bet žinoma dabar Vilnevo galvoje yra apmąstymai, ką daryti su Mika Hakinenu. Jisai matyt dabar kūrė įvairiausius planus, kada, kaip galima būtų bandyti lenkti šį sportininką, ar galbūt palaukti, jeigu Hilas nelabai tols nuo jo, galbūt jam vertėtų vėl palaukti sekančio sustojimo ir viską išspręsti būtent tokiu būdu. Na, Žakas Vilnevas, man atrodo, šiandien jau rodė, kad jisai galbūt nelauks sustojimų ir puikiai atakos McLareną. O tikriausiai pastebėjote, kad Bergeriui irgi pavyko pakilti šiek tiek aukštyn, jisai jau dabar važiuoja 6 pozicijoje. Na ir galbūt jam vis tik pavyks finišuoti žymiai aukščiau, maždaug taip, kaip važiuoja jo automobilis. Kągi, pravažiuota 20 ratų, o šiandieną sportininkai važiuos 53 ratus. Na ir dar viskas prieš akis, tikrai Žakas Vilnevas nenusileis. Na, o tuo tarpu Daimonui Hilui belieka važiuoti greitai, tai yra jo stichija važiuoti pirmoje pozicijoje, jis tada sugeba nedaryti klaidų. Na ir belieka mums laukti, kągi sugebės parodyti abudu Williamsai. Be abejo, šiandieną Williams komandai yra labai didelė įtampa. Ne veltui Frankas Williamsas į Japoniją atsivežė netgi 2 atsarginius automobilius, kad sudaryti sąlygas abiems sportininkam lygiaverčiai lenktyniauti, nes, kaip žinia, Williams jau iškovojo konstruktorių čempionatą, todėl jam, Frankui Williamsui, visiškai nesvarbu, ar įvyks koks konfliktas tarp šių sportininkų. Taip, kad vis tiek vienas iš jų bus čempionu. Taip. Todėl šiandieną abiems sportininkam sudaroma lygia kova. Ne tik, tai suprantama, kai kurie sako, kad Formulė 1 yra labai aštrus politiniai įvykiai, kad gali būti, kad yra įvairių situacijų, kur gali įvykti konfliktai ir tarp kitų sportininkų, kad išvesti iš rikiuotės vieną iš lyderių. Tačiau Žakas Vilnevas aiškiai pakartojo žurnalistam netgi kelis kartus, kad jisai jokių būdų nemato reikalo konfliktuoti su Daimonu Hilu, tai yra išstumti jo iš trasos kažkokiu būdu, kad pats galėtų užimti pirmąją poziciją. Jisai nori, kad lenktynės vyktų pagal visas taisyklės su Daimonu Hilu, jie puikiai sutarė, tarp jų jokių asmeninių konfliktų nėra. Na, galbūt tik tai sportinės ambicijos pasireiškia. Taigi, situacija lygtai šiek tiek stabilizavosi. Vilnevui, atrodo, paskutinėme rate pavyko šiek tiek priartėti prie savo varžovų. Jisai sumažino atsilikimą iki 5 sekundžių nuo lenktynių lyderio, važiuoja kaip ir anksčiau 4 pozicijoje. Pirmauja Daimonas Hilas, 2 pozicijoje važiuoja Michaelis Schumacheris, 3 prieš Žaką Vilnevą Mika Hakinenas su vienu iš McLarenų. Na, o čempionate, jeigu Williams Renault jau užsitikrino ir gana senai čempiono titulą konstruktorių taurėje, tai dėl 2 vietos vyksta gana intensyvi kova, kadangi Benettonas yra surinkęs prieš šias lenktynės 65 taškus, o Ferraris turi 64. Na ir po tokio nesėkmingo starto, kaip pirmame posūkyje lenktynių trasą paliko didelėje avarijoje Žanas Alesi ir po to turėjo tokį nesėkmingą lenkimą Gerhardas Bergeris. Žinoma, Ferrari šansai dabar atrodo gana patraukliai užimti 2 vietą. Ir matyt, Bergeris iš paskutinių taip pat stengsis šiandien bandyti sumušti abu Ferrarius ir kaip nors išlaikyti tą pranašumą, minimalų pranašumą, kurį turėjo Benettonas prieš šias lenktynės.
Na, prieš tai rate Daimonas Hilas važiavo šiek tiek daugiau negu 1/10 greičiau negu Žakas, šiuo metu esantis 4 pozicijoje, tačiau kaip matome šiame rate Žakas paspartino tempą ir labai ryžtingai artėja prie Miko Hakineno automobilio. O štai Bergeris jau antrą kartą apsilanko boksuose. Na, be abejo, tai yra antras ir dar tikrai bus trečias kartas. Labai trumpas, tikrai puikus Benetono sustojimas. Iš tikrųjų, Benetonas dažnai pademonstruoja boksuose tokį greitį aptarnavimo lenktynininkų, kad tiesiog plaukai stojasi. Mes matėm, visi lenktynininkai praleido žymiai daugiau negu 8 sekundės, Hilas prastovėjo virš 10, o Bergeris 6 su trupučiu sekundės. Tikrai puikus komandos darbas. Na, Bergeriui be abejo, kadangi jis turės dar sustoti trečiąjį kartą, buvo pilta šiek tiek mažiau kūro, tačiau kai dar nebuvo įvestos tos taisyklės, kad galima pasipildyti kūrą, Benetton komanda buvo vienvaldžiai lyderiai, jie ratus pakeisdavo greičiausiai, be abejo dabar tie patys mechanikai ratus tikriausiai keičia irgi greičiausiai. Taigi, Hilas tebevažiuoja pirmoje pozicijoje, antroje Michaelis Schumacheris, trečioje Mika Hakinenas, o ketvirtoje važiuojantis Žakas Vilnevas, kuriam šiandien žūtbūt reikia laimėti lenktynes po labai prasto starto ir po 3 puikių lenkimo manevrų. Dabar važiuoja ketvirtoje pozicijoje ir atrodo šiek tiek pradeda vytis savo varžovą. Matyt, artėja tas metas, kai Vilnevui teks sustoti boksuose antrą kartą ir jisai matyt dabar nori kiek įmanoma priartėti prie savo varžovų prieš darydamas šį manevrą. Na, tolimoje perspektyvoje, kai rodė tą lėtąjį posūkį, kur Žakas Vilnevas rodė daug stebuklų, mums neparodė, kurioje vietoje yra Žakas, tačiau dabar matome, kad Žakas dar yra gana toli nuo Miko Hakineno. Na ir atsilikimas yra šiek tiek gana nemažas. Gali būti, kad Žakas vėlgi laukia, kol Hakineno padangos praras tą gerą sukibimą, kai jos jau pasidarys pavargusios ir Hakinenas pradės slidinėti būtent šiuose S formos posūkiuose. Paklausykite variklio. Na, matėme, kaip Žakas Vilnevas įveikinėja visus posūkius, tiesiog stengiasi iškirpti kiekvieną galimą centimetrą, milimetrą iš trasos, kad tik būtų greičiau važiuoti, kad tik trasa būtų trumpesnė. Na, be abejo, tai yra didelė rizika, tačiau Žakas Vilnevas pagal tokią statistiką, tai yra kiek pravažiuotų ratų per šį čempionatą, jisai pirmauja, tai netgi jisai pravažiavo 901 ratą iš viso. Tai yra geriausias parodymas, na ir matome, kad Žakas Vilnevas, gebėdamas taip karpyti posūkius, jisai nepraranda stabilumo ir neišlėkia iš trasos. Kągi, toks važiavimas pasiteisina ir tikriausiai Žakas Vilnevas nenumaldamai priartės prie Miko Hakineno. Na, ko gero, Vilnevas ir IndyCar čempionatu tapo dėl to, kad jo pagrindinis buvo tikslas pasiekti finišą, kadangi IndyCar'e 12 sportininkų iš pirmas 12 vietų gauna taškus ir žinoma labai svarbu finišuoti. Tai reiškia, kad lenktynininkas, jeigu jis jaučia, kad gali laimėti lenktynėse, tai žinoma jis iš paskutinių stengiasi tą padaryti, bet jeigu jaučia, kad jo automobilis šiandien yra lėtesnis ir panašiai, tai jis tiesiog stengiasi finišuoti. Ir jis taip pat IndyCar'e pravažiavo praeitą sezoną žymiai daugiau ratų lenktynių negu kiti jo varžovai. Ir tas pats vyksta šiais metais pirmoje formulėje, kai jam pavyko pravažiuoti daugiau ratų už kitus savo varžovus. Ir žinoma, dėl to, nors jisai ir laimėjo mažiau lenktynių negu Daimonas Hilas, jisai dar šiandien turi realias, kaip sakyti, įmanomas galimybės tapti pasaulio čempionu. Na, o tuo tarpu Daimonas Hilas pagal pravažiuotus ratus yra tik tai 4 pozicijoje, jisai iki šio etapo nuvažiavo 788 ratus. Na, antroje pozicijoje, kaip nebebūtų keista, yra Mika Hakinenas, nuvažiavęs 848 ratus, na, o trečioje Žanas Alesi 814 ratų. Kągi, visai neblogi rezultatai ir tikrai įdomu, kad Žakas Vilnevas naujokas padarė mažiausią klaidų ir nuvažiavo daugiausia ratų, tai tikrai puikus rodiklis. Na, tai žinoma, kalba yra apie jo automobilio techninį paruošimą. Jisai iš tikrųjų turėjo labai nedaug techninių problemų šiais metais ir tai jam, žinoma, sudarė galimybės pravažiuoti daugiau ratų už kitus. Taip, Žako Vilnevo Williams Renault sugedo tik vieną kartą šiame sezone, tuo tarpu Daimoną Hilą
jeigu taip lyginant arčiausią priešininką, jį ištiko 2 kartus tokios problemos. Na ir suprantama, tai yra kur kas didelis panašumas, kadangi Daimonas Hilas 2 kartus pasitraukė iš lenktynių. Na, o štai bandė Žakas Vilnevas pasinaudoti lėtesniu automobiliu, tačiau šį kartą lenkimo manevras nepavyko. Na, man atrodo, Hakininas puikiai paruošė šį manevrą. Jisai šiek tiek palaukė, prilaikė savo varžovą ir priartėjo prie lėto automobilio būtent stabdymo zonoje į tuos lėčiausius posūkius. Taigi Hakininas irgi šiek tiek pasuko galvą, kaip palaikyti už save Žaką Vilnevą. Ir mes matome, tik pradėjo Hilas lenkti lėtesnius sportininkus ir tas skirtumas tarp Hilo ir Vilnevo staiga sumažėjo, nors šios 2 sportininkus dar skiria tiek Šumacherio, tiek Hakinino automobiliai. Na, kadangi aš jau užsiminiau apie statistiką, kuri be abejo yra vedama labai įvairi apie Formulę 1. Na ir šiuo atveju statistiniai duomenys rodo, kad Žako Vilnevo duomenys yra kiek geresni pagal galbūt lenktynių sėkmę, pagal automobilio gedimus, pagal avarijas. Na ir šiuo atveju tikrai mums nekelia jokių nusistebėjimų, kad Žakas pasiekęs 4 pergalės, o tuo tarpu Daimonas Hilas 7. Šiuo metu atsilieka tik 9 taškais nuo čempionato lyderio Daimono Hilo. Na ir vieni iš tokių statistinių duomenų, tai kad jau kaip minėjau, automobilio problemų turėjo daugiau Daimonas Hilas 2, o Žakas tik 1. Taip pat išsisuko ir išlėkė iš trasos Daimonas Hilas 2 kartus, o Žakas Vilnevas tik 1 kartą. Na, įdomu, kad apie apsisukimų statistikoje pirmauja jos Verstappenas, kuris tai vykdė net 6 kartus, nes šis sportininkas tikrai yra karštakraujis ir jo automobilis neišpildo jo visų norų, taigi jisai persistengia. Na, gana sunku, žinoma, vairuoti Arrousą, jisai dar tikrai nėra ta komanda, kurią iš jos nori padaryti Tomas Walkinshaw, bet jau tas faktas, kad Tomui Walkinshaw pavyko kitiem metam pasirašyti kontraktą su Damonu Hilu, netgi turint tokią gana silpną komandą, atsiprašau, mes matome vieną iš Tyrelų važiuojantį sulaužyti priekiniu sparnu. Na, štai Ricardo Rosetas matyt blokavo. Taip, už blokavimą gauna 10 sekundžių baudą. O Mikas Salo, mes matėme, nukentėjo dar papildomai ir fiziškai nuo šio manevro. Pasižiūrėkim, kaip tai įvyko. Na, čia Mikas Salo labai puikiai važiuoja į šį posūkį ir kurgi blokuoja. Na, nežinia, kame čia buvo problema. Na, matyt, teisėjai pastebėjo, kad Ricardo Rosetas galbūt nuspaudė stabdžio pedalą išvažiuodamas iš šio posūkio, labai sulėtino greitį ir todėl Mikas Salo neišvengė susidūrimo su juo. Na, štai matome susilaužytų priekinių sparnų. Mikas Salo bando parodyti, kad klausyk, žiūrėk, ką darai, aš čia esu, atvažiuoju paskui tave. Tai jis užvažiuoja, žinoma, į boksus, jam reikia pasikeisti sparną, nes šioje gana greitoje trasoje su gana greitais posūkiais. Deja, tai buvo Kijo Katayama. Na kągi, puiku, Kijo Katayama namie puikiai nustebino ir pralinksmino savo gerbėjus. Na, jisai labai puikiai pasirodė treniruotėse, 5 kartą šiais metais aplenkdamas savo labai tikrai talentingą vairuotoją, komandos draugą Miką Salo. Ir Yukijo Katayama iš tikrųjų yra vienas iš nedaugelio, kuriems pavyko 5 kartus aplenkti savo komandos lyderį. Dar vienas buvo toksai sportininkas, tai Martinas Brundlas, kuriam pavyko 5 kartus treniruotėse aplenkti Rubensą Barrichello komandos lyderį. Taigi Yukijo Katayama iš tikrųjų ypač antroje sezono pusėje atrodo gana stipriai ir vėl primena mums tuos laikus prieš 2 metus, kai jisai tikrai vos ne buvo vertinamas kaip žvaigždė, nes rodė tikrai labai gerą vairavimo stilių, labai puikius rezultatus. Štai Ricardo Roseta atlieka savo bausmę, na, teisėjai leidžia jam važiuoti, čia mechanikai taip pat pasiruošę laukia su starterį, jeigu tektų užvesti jo užgesusį variklį. Na, o kas dedasi įdomu lenktynėse, mes kaip matome, Daimonas Hilas tebe pirmavo lenktynėse, o antroje pozicijoje tebe važiuoja Michaelis Schumacheris, jisai atsilieka nelabai daug, tai ko gero reikėtų manyti, kad situacija ir laiko prasme nelabai pasikeitė.
Trečioje, Hilas šiek tiek labiau atitrūko nuo Šumacherio, maždaug 1 sekundę padidino savo pranašumą. Trečioje pozicijoje tebevažiuoja Mika Hakinenas, ir ketvirtoje aspirantas į čempionus šiandien Žakas Vilnevas. Kol nėra didelės kovos, kol viskas stabilu, norėčiau pratęsti mintį apie šios trasos, ne šeimininką, tačiau jisai čia Japonijoje gyvena, tai yra Okijo Katayama. Ir kitais metais jo likimas yra visiškai neįspręstas, nes šiemet jis Tyrrell komandoje važiuoja vien tik dėl to, kad ši komanda naudoja japonišką Yamaha variklį. Ir buvo Okijo Katayamai duoti tam tikri pinigėliai, kad jisai galėtų važiuoti šioje komandoje. Tačiau jau kitais metais Tyrrell komanda pasirašė kontraktą su Fordo gamykla. Ir Mikas Salo jau pasirašė šią komandą kontraktą kitiems metams, tačiau antro vairuotojo lenktynininko dar šioje komandoje nėra. O tuo tarpu Ligier komanda, kuri naudos kitais metais naują V10 Mugen Honda variklį, pasirašė kontraktą su Olivier Panis kaip pirmų vairuotojų. Antras vairuotojas dar nėra nuspręstas ir galbūt jo gali būti Okijo Katayama arba, man visiškai negirdėtas kitas japonas Nakado, kurio aš net vardo nežinau. Tai yra tipiška situacija, kai firma, kuri tiekia komandai japoniškus variklius, paprastai reikalauja, kad komanda priimtų į vieną iš automobilių japonų lenktynininką. Ir tas Nakano iš tikrųjų turi paramą Mugen Hondos ir gali, žinoma, taip atsitikti, nors tam labai priešinasi Ligier komanda, bet žinoma labai realu, kad taip gali atsitikti, kad vis tik antrąją vietą Ligier antrąjį automobilį gali iš tikrųjų gauti japonų lenktynininkas. Ir taip pat su Ligier komanda dar ne viskas aišku, kadangi, kaip žinia, ją nori padaryti nacionalinę Prancūzijos komandą ir galbūt už vairo šios komandos, ta prasme ne už automobilio, bet kaip už viršininko vairo sės Alanas Prostas. Kol kas jokių žinių mes apie tai neturime, tik tai gandai ir kol kas tikrai nieko nežinome, kaip jų baigsis. Jeigu iš tikrųjų pavyktų įkalbėti, Frenzenas padarė klaidą ir mes iš karto matėme, kaip priartėjo prie Olivier Panis. Bet matyt, aplenkti jam nepavyko savo varžovo. O štai mes matome, panašu, kad Vilnevas pradeda atsilikinėti nuo šios trijulės. Kągi, tas ketvertukas važiuojantis priekyje dabar važiuoja visiškai stabiliai. Daimonas Hilas tai nutolo, tai šiek tiek priartėja. Tai yra Michaelis Schumacheris šiek tiek priartėja iki Daimono Hilo. Tačiau Hilas palaiko vis pastovų atstumą. Kaip matome, jo greitis šį kartą vėlgi buvo didesnis negu Michaelio Schumacherio. Žakui Vilnevui nežinia, kas atsitiko. Jam tikrai nėra ką prarasti. Jam reikia atakuoti Miką Hakineną. Tačiau galbūt automobilis nebeišpildo Žako norų. Galima spėti, kad Vilnevas šiek tiek sugalvojęs pakeisti taktiką. Gali būti, kad jisai prisipylė gana nemažai degalų savo pirmo sustojimo metu. Ir matyt dabar nori palaukti ir prabūti trasoje ilgiau už savo varžovus, kurie buvo sustoję vėliau už jį. Ir paskui jiems pasitraukus iš trasos tiesiog pravažiuoti keletą greitų ratų ir galbūt jam tokiu būdu pavyktų pakilti bent į antrą poziciją. Šiaip ar taip, aš manau, kad Vilnevas turi kažkokį planą ir šiek tiek gudrauja. Dabar mums ko gero labai sunku įspėti, kas vis tik, koks yra tas planas ir kaip vystysis lenktynės toliau. Bet kiek mes matėme nuo lenktynių starto, nors jis jam labai nepavyko, bet jisai tikrai rado būdų, kaip kompensuoti šį trūkumą ir mes matome dabar jį atsiliekantį daugiau kaip 6 sekundėm nuo lenktynių lyderio, bet tai yra dar toks atstumas, kurį galima iš tikrųjų sutirpdyti per porą ar 3 labai greitus gerus ratus, pasirinkus gerą situaciją. Žaką nuo Daimono skiria tik tai 2 automobiliai. Tai yra Michaelis Schumacheris ir Mika Hakinenas, kaip jūs dabar matote savo ekranuose. Taigi Vilnevui yra dar tikrai puikiai galimybė pasivyti Daimoną ir galbūt netgi jį aplenkti, nes dar sportininkai turės užsukti tikrai vieną kartą į techninio aptarnavimo juostą, prisipilti kuro, pasikeisti ratus. Ir šiuo atveju, jeigu Žakas Vilnevas prisipilęs daugiau kuro, jisai galės ilgiau važiuoti trasoje. Ir jam be abejo kitom laiko reikia atsikratyti Michaelio Schumacherio ir Miko Hakineno, kurie tikriausiai, kaip jisai tikisi, pasuks anksčiau negu jis į techninio aptarnavimo juostą. Ir Daimonui Hilui galbūt tuo metu irgi reikės keistis ratus, prisipilti kuro.
tuomet Žakas Vilnevas galės rodyti kur kas geresnį laiką, važiuoti maksimaliai, o galbūt dabar jis kaip tik ir taupo ratus, kad būtent tam momentui. Na ir šiuo atveju gali vėlgi pasikartoti tas scenarius, kaip įvyko prieš 3 savaitės Portugalijoje, kad įvyks visa kova nuspręs techninio aptarnavimo juostą. Iš tikrųjų, persekioti Hakineną, kurį aplenkti būtų iš tikrųjų labai sudėtinga, ko gero nėra prasmės, nes tiesiog Vilnevas paaukotų savo padangas ir jam nepavyktų joks spurtas, net pasitraukus šiem varžovam į boksus. Taigi labai panašu į būtent tokį scenarijų, kokį mes bandom planuoti šiuo metu, bet, pasižiūrėsim iš tikrųjų, kaip viskas vyks, nes pirmoje formulėje nuspėti kažką yra iš tikrųjų labai sudėtinga ir ypač tai sudėtinga, kai kalba eina apie Žaką Vilnevą, todėl, kad jisai visą laiką sugalvoja kažką originalaus. Tai matome, kaip jisai kaip blokuoja ratą. Gali būti, kad būtent dabar jisai sugalvoja staiga padidinti tempą dėl vienų ar kitų priežasčių, nes mes matėm treniruočių kvalifikacijos metu, jisai važiuodamas su antru savo padangų komplektu sugebėjo labai daug padidinti savo rezultatą, būtent į šį posūkį labai blokuodamas vidinį priekinį ratą. Šis blokavimas tikrai turbūt neėjo Žako planus, nes, kaip matėme, dabar mums kaip tik pakartojo tą momentą, užblokuotas ratas buvo ne per ilgai, tačiau gan ilgai ir be abejo. Jisai gana greitai sureagavo į tą situaciją ir jam užteko dar. O štai Williamso komanda jau ruošiasi priimti kažkurį tai iš vairuotojų į boksus. O gal tai bus visgi Žakas Vilnevas, galbūt jis dėl to staiga sugalvojo didinti tempą, kadangi nori užvažiuoti į boksus. Na ir šiuo atveju jisai prisipils turbūt vėl tiek kuro, kad užtektų iki lenktynių pabaigos ir stengsis spurtuoti, kuomet sportininkai priešais jį pasitrauks. Tikrai Formulė 1 labai yra daug įvairių taktinių variantų. Ir sportininkai šiuo metu ne tik vairuoja ir stengiasi pavyti savo priešininkus, bet tikrai nemažiau jie sugaišta galvodami, kokį manevrą pasirinkti, kaipgi užsukti tą techninio aptarnavimo juostą. Ir sprendžiant iš to, ką Vilnevas pasakojo apie praeitas lenktynės Portugalijoje, kad jisai tą žymų lenkimo manevrą ruošia dar porą dienų prieš tai, labai panašu, kad jisai ko gero yra apgalvojęs pačius įvairiausius lenktynių variantus. Galbūt netgi ir tokį, kad jisai pradeda lenktynės 6 pozicijoje, kaip tai buvo šiandien. Ir reikia tikėtis, kad jisai turi kažkokį planą. Štai jisai užvažiuoja į boksus. Šiame rate jis kažkaip labai atsiliko nuo savo priešininkų. Nežinia, kas atsitiko. Ir žiūrėsime, kągi darys mechanikai. Ar jie žiūrės kur nors į pakabą. O tuo tarpu į boksus užvažiuoja ir pagrindiniai konkurentai. Tai kad šis, ko gero, sustojimas Vilniuje buvo nelabai protingai pasirinktas. Nes be abejo Šumacheris štai išvažiuoja ir Hakinenas išvažiuos iš boksų prieš jį. Tikrai kažkas šiuo atveju buvo neapskaičiuota. Mes matome reguliuojamas priekinis sparnas. Matyti, turėjo kažkokių problemų su automobilio charakteristikom valdymu. Gali būti, kad antras padangų komplektas buvo prastesnis, nes mes matėme mechanikus reguliuojant priekinį sparną Žakui Vilnevui. Gal Žakas nusprendė, kad jau jisai šiandieną tikrai neturi ką prarasti, kad jam reikia važiuoti iki galo. Tiesiog praradus galvą jisai galbūt nuėmė kiek tai sparnų atakos kampo laipsnių, kad automobilis būtų greitesnis dviejose šioje trasoje esančiose tiesiosiose. Žiūrėsime, kaipgi pasiseks. Iš tikrųjų, tokia praktika, kai automobilis lenktynių metu reguliuojamas boksuose, labai yra įprasta Indikarė, kur kai kurios lenktynės yra gana ilgos ir lenktynininkam labai dažnai tenka sustoti, keičiantis trasos charakteristikom, temperatūrai, tenka pastoviai adaptuoti variklį prie besikeičiančios situacijos. Taigi mes matėme dar vieną tokią patirtį, kurią atsinešė iš Amerikos Žakas Vilnevas. Jo priekinis sparnas buvo pareguliuotas, ir tikėsimės, kad tai padės jam kažkaip tai progresuoti šiose lenktynėse. Nors žinoma, šis sustojimas buvo labai abejotina ir prasmingas jam būtent šiuo metu. Arba tai reikėjo padaryti šiek tiek anksčiau, arba tą reikėjo palaukti bent porą ratų, kad aplenkti Šumacherį ir Hakineną.
Kągi, netgi šio sezono pradžioje, kai jau buvo pasirašytas kontraktas su Žaku Vilnevu ir Williams komanda, daugelis kritikų, tai yra priešiškai nusiteikusių kritikų prieš Žaką Vilnevą, minėdavo vis tiek, kad Žakas atneš kažkokių tai naujovių į Formulę 1. Na, štai mes dabar matėme, šie ratai paruošti yra Damonui Hillui, tai skelbia užrašas ant šildytuvų. Na, o jeigu kalbant apie Žaką Vilnevą, jisai tikrai tai patvirtino, netgi blogiausių pranašų pasisakymus, jisai tikrai atnešė daug naujienų ir tai yra labai gražu Formulėje 1. Na ir kitas čempionatas, kuomet Damonas Hillas nevažiuos su Williamsu, o šią vietą užims Hansas Haraldas Frenzenas, kuris tikrai labai perspektyvus sportininkas. Taigi kitais metais mes matysime tikrai nuostabią kovą, apie kurią sunku netgi dabar šnekėti. O mes matome dabar, Hillas praranda gana daug laiko važiuodamas paskui Ricardo Roset, nes iš tikrųjų šioje trasos dalyje gana sunku lenkti kitą automobilį. Galų gale Hillas ryžtasi, žinoma, tiesiog aplenkti Erosą Williamsui tikrai nesudaro jokių problemų. Na, šiuo atveju Damonui Hillui tikrai yra labai svarbi užduotis nekonfliktuoti su lėtesniais automobiliais. Na ir šiuo atveju jisai pasirenka įvažiavimą į techninio planavimo juostą. Ko gero, iš tikrųjų labai protinga jam dabar sustoti, neprarasti lyderio pozicijos ir ko gero pergalė būtų beveik garantuota, jeigu jam pavyktų sugrįžti į trasą pirmoje pozicijoje. Kągi, stebėsime laiką. Prieš tai pirmasis sustojimas buvo tikrai blogas, na šį kartą mums netgi nerodo laiko, matyt tikisi vėl blogo sustojimo. Ne, tačiau atrodo panašu, kad sustojimas iš tikrųjų buvo gana greitas. Ir taip, jisai grįžta į trasą pirmoje pozicijoje, nes mes matėme Schumacherį tik išvažiuojantį į tiesėje. Na, šiuo atveju Damono Hillo padangos kiek šaltesnės negu jo priešininkų, kurie yra už jo. Tačiau atstumas pakankamai didelis ir šiuo atveju Michaelis Schumacheris neturi vilčių kovoti su Damonu Hillu dėl lyderio pozicijos. Na ir tai, kad šiuo metu Hillas sustojo, kad sustojimas praėjo be problemų, labai panašu, kad išsprendė šios dienos lenktynių likimą. Na, dabar nebent jeigu mes galim laukti kažkokių netikėtų įvykių, tai mes galim laukti iš to vaikino, kuris tik dar pagerino greičiausio rato pravažiavimo laiką, Žako Vilnevo. Štai jisai vejasi Gerhardą Bergerį, kuris dar nebuvo, man atrodo, sustojęs paskutinį savo kartą. Ir vėl jam teks lenkti Austrą. Na, Bergeris matosi, kad jo automobilis yra kur kas nestabilesnis. Šiuo atveju, kaip matėme, Žakas pabandė atlikti lenkimo manevrą, na, bet vieta nebuvo tam gera ir neužilgo mes priartėsime prie to posūkio, kuriame Žakas pasižymėjo 3 kartus. Ir matysime, būtų gražu, kad rodytų mums vaizdą kaip tik iš malūnsparnio, nes labai gerai matosi važiavimo taktika ir vietos pasirinkimas lenkimui. Taip, iš tikrųjų buvo puikūs kadrai, tik Vilnevas tiesiog atsisėdęs ant uodegos Bergerio. Taip, ir štai neužilgo bus ta vieta ir dabar svarbu. Atsiprašau, čia ne Bergeris, čia Yukio Katayama. Na ir tikrai dabar Vilnevas praranda gana nemažai laiko, nes aš taip spėju, kad Katayamos važiavimo tempas nėra pats didžiausias šiuo metu trasoje. Tikrai Vilnevas net supyko, nes iš tikrųjų vos ne pusę rato pravažiuoti, o Suzukos ratas yra gana ilgas, pravažiuoti paskui Yukio Katayama, tai jisai prarado iš tikrųjų labai daug laiko. Na, bet pagaliau šis lenkimas pavyko ir dabar Žakui belieka vėlgi artėti prie savo priešininkų. O štai mes matome, kur yra Gerhardas Bergeris. Atstumas gana nemažas šį kartą. Taip. Na, Bergeriui užvažiavus į boksus, matyt, Vilnevui vis tik neteks lenkti antrą kartą Bergerio. O prieš jį dar labai toli važiuoja tiek Mika Hakinenas, tiek Michaelis Schumacheris. Vilnevas kažkaip po šio sustojimo prarado iš tikrųjų labai daug laiko. Na, o kągi, mes matome, kad Damonas Hillas prieš Michaelį Schumacherį pirmavo tik 1,5 sekundės. Na ir Michaeliui be abejo, jisai po kvalifikacinių varžybų per trumpą konferenciją pasakė, kad 3. pozicija starto metu jis yra labai patenkintas. Na, apie lenktynės jis sako, kad jisai visiškai neturi ką prarasti ir jūs pamatysite. Aš važiuosiu labai greitai, kiek tai leis mano automobilis, nes be abejo visi žino, kaip greitai sugeba važiuoti Michaelis Schumacheris, o dažniausiai jam to neleidžia padaryti tik tai Ferrari gedimai. Na ir mes matome, kiek išaugo skirtumas tarp Hillo ir Vilnevo. Jeigu jisai prieš sustojimus sudarė apie 7 ar 8 sekundės, tai dabar jisai padvigubėjo tiesiog.
Gali būti, kad Vilniavui vis tik tai ir tas pareguliavimas nelabai padėjo pagerinti automobilio savybės. Po starto mes jį matėme gana greitą, kai jisai aplenkė savo varžovus. Jisai važiuodamas švariame ore važiavo iš tikrųjų gana dideliu tempu. Dabar kurį laiką jisai nerodo puikaus rezultato. Tai yra labai įdomu. Taip, Ukijo Katayama gavo 10 sekundžių baudą už blokavimą. Na ir tai tikrai buvo akivaizdu, nes Žakas negalėjo ilgai pralenkti ir Katayama nusipelnė šios baudos. Na štai Gerhardas Bergeris sustojo, na ir to dėka Žakas Vilnevas vėl pakils į 4. vietą, bet tai kol kas niekaip nepagerina jo padėties nei šiose lenktynėse, nei čempionate. O, kiek Vilnevas palieka trasą. Taip, ir jam trūksta padangos. Na ir panašu šiuo atveju, kad padanga pati nukrito. Panašu iš tikrųjų, kad Williamso mechanikai vėl atliko kažkokį įdomų padangų keitimą. Franko Williamso veidas iš tikrųjų panašus į ledinį. Kanadiečio bandymai tapti čempionu tikrai jau palaidoti iš karto šiuo metu yra. Labai netikėta atomazga. Tikėsimės, kad pakartos, kur tai atsitiko, ir atrodo, kad šis įvykis įvyko negreitoje zonoje, nes rato nukritimas Formulėje 1 gali baigtis labai blogai. Na štai mes matome, kad tai buvo kaip tik tas pūn posūkis. Na ir šioje vietoje greitis nėra didelis. Na taip, Žakas atsisveikina su savo gerbėjais, šiuo atveju neiškovoja čempiono vardo, nors galimybė nors ir maža buvo. Nu, šiuo metu Daimonas Hilas jau galėtų iškelti ranką ir leisti Michaeliui Schumacheriui laimėti. Na, bet kuriuo atveju labai smagu buvo pamatyti šiandien Vilnevo vairavimą, netgi po labai štai kaip tas įvyko. Kol kas atrodo viskas stabilu, stebėkite sportininko rankas. Taip. Ir ratas aplenkė jį. Ir įlėkė į žiūrovus. Taip, ratas pataikė į tribūną ir, kažin ar nei vienas iš žiūrovų nebuvo sužeisti. Labai pavojinga situacija. Na, šiuo atveju žiūrovai galbūt pradinėme etape džiaugiasi, kad turės labai gerą trofėjų, tačiau nepamirškime, kad tie ratai yra pakankamai sunkus ir pakankamai dideli. Ir kaip matėme, jisai nulėkęs labai smagiai aplenkė Žako Vilnevo Williamsą ir tiesiog nušuoliavo į tribūnas. Ir jau yra tikrai Formulės 1 istorijoje tokių tragiškų įvykių, kuomet išlėkęs ratas po avarijos tarp kelių automobilių įlėkė į tribūnas ir sužalojo, netgi užmuša kelis gerbėjus. Na ir štai tas mechaninis gedimas, kuris ko gero šiek tiek pablogins Vilnevo pravažiuotų kilometrų statistiką. Na ir žinoma atėmė jam bet kokią viltį iškovoti šiandien bent jau pergalę ar tapti čempionu. Na, bet tie lenkimo manevrai, kuriuos pademonstravo jisai šiandien, aš taip ir nemačiau daugiau kitų varžovų lenkiant savo konkurentus. Tiesa, Bergeris bandė, bet visą tai baigėsi ašarose. Na, vienas dalykas yra bandyti, kitas dalykas yra 3 kartus tai padaryti, ką padarė Žakas Vilnevas. Na ir įdomu, ar Schumacheris dar imsis kokiu nors veiksmų prieš Daimoną Hilą, ar bandys nugalėti paskutinį šių metų Grand Prix, ar tiesiog padėtis taip ir nesikeis iki pat finišo. Na, Hilas be abejo žino, kad jo pagrindinis priešininkas, komandos draugas Žakas Vilnevas jau nebetęsia lenktynių. Na, tikrai man sunku nusakyti, koks dabar jausmas yra užplūdęs Daimoną Hilą. Be abejo, jis yra tikras Formulės 1 sportininkas, jis negali dabar pasiduoti jokiems jausmams, jis dabar turi laimėti šį etapą ir tai būtų tiesiog puikiai pabaiga Daimonui pabaigti šį etapą, iškovoti čempiono vardą ir dar laimėti paskutinį etapą. Na, matom, Williamsas Frankas visiškai nusiminęs. Iš tikrųjų, matyt, bus labai daug kalbama ir komandos viduje, ir spaudoje apie tai, kaip įvyko toksai dalykas. Mes prisimenam Nigelui Manseliui, buvo atsitikęs panaši buvo situacija Williams komandoje, kai jam tiesiog išvažiuojant iš boksų nukrito ratas, pakeitus ratus. Ir kaip nekeista, tokie atsitikimai dažniausiai kažkodėl atsitinka būtent Williams komandai. Na, šiuo atveju jūs tikrai perskaitysite laikraščiuose ir kur nors išgirsite, kad galbūt čia buvo kažkokių tai mechanikų
specialiai padaryta klaida, kad Žakas neišvažiuotų. Na, be abejo, bus ir tokių versijų. Taip, nes vis dėlto rato pritvirtinimas yra labai paprastas, yra pritvirtinama vienu varžtu ir ten klaidų nelabai gali būti. Nes iš esmės, sistema prisukimo yra tokia, yra fiksatorius, yra tokia sistema, kad klaidos būti negali, bet kaip mes matome, jos pasitaiko kartais. Nors ir labai retai, bet tačiau keista, kad jos dažniausiai pasitaiko Williams komandai ir būtent tuo metu, kuomet yra sprendžiamas čempiono likimas. Na, tuo, kad pasitraukė iš lenktynių, Vilniava, žinoma, sprendė šiandien vieną visiškai paprastą klausimą. Mes štai dabar matome pirmoje pozicijoje važiuojantį jau 1996 metų pasaulio pirmos formulės čempioną. Juo tampa galų gale Damonas Hillas. Porą kartų jam tai nepavyko, kovoje su Schumacheriu vokietis turėjo pirmenybę. Na, bet šiais metais galų gale Williamsas tikrai turėjo tokią pranašę mašiną, kad net tas stebuklingas vokietis už Ferrari vairo nesugebėjo nieko prieš pastatyti prieš tai. Ir paskutinis antroje sezono dalyje, štai dar kartą pakartojimas to Vilnevo incidento. Na, Vilneva čia kaip kateris upe praplaukė, kaip matome, be rato automobilis tikrai jau toliau negali važiuoti ir iki techninės juostos nenuvažiuos. Ir tas spurtas, kurį antroje sezono dalyje pradėjo jaunėlis Žakas Vilnevas, žinoma, šiek tiek išgąsdino Hillą, bet jis nebuvo toks efektyvus, kad realiai pretenduotų tapti čempionu. Ir šiandien iš tikrųjų Hillas puikiai po gero starto kontroliavo lenktynes, nevažiavo labai greitai, tiesiog važiavo tik tiek, kad išsilaikyti priekyje ir mes matome jį ko gero laimėsiantį 8-ąjį šių metų pasaulio čempionato etapą, taigi lygiai pusė iš jų labai puikus rodiklis ir tampantį, matyt, pirmą ir paskutinį kartą savo karjeroje pasaulio čempionatu. Kurie lenktyniauja tikrai dar vos ne tiek pat, kiek dabar Hillas turi metų, tai galima pasakyti. Apie Emersoną Fittipaldį rungtyniaujantį IndyCar čempionatą, nors dabar jis aišku susižalojęs, nežinia kaip jo ateitis. Arba, pavyzdžiui, Mario Andretti, Michael Andrečio tėvą, kuris tik tai nesiniai. O štai konfliktas. Eddie Irvinas, matyt, Gerhardas Bergeris dar kartą padarė lenkimą ir mes matome, Eddie Irvino lenktynės toje vietoje baigėsi. Na, šiuo atveju Ferrariui reikia susirūpinti. Dabar Michaeliui Schumacheriui reikia išlaikyti antrąją poziciją. O tai atrodo taps gana problematiška, nes mes matėme, kad Mika Hakinenas prisivijo Michaelį Schumacherį. Na, o štai šiuo atveju Eddie Irvino Ferrari stoja labai nepalankioje vietoje, kadangi, kaip matome, šis posūkis yra tas posūkis, kur vyksta daugiausia lenkimų. Ir rodomos geltonos vėliavos, kad sportininkam lenkti šioje vietoje negalima, kol nebus patrauktas Eddie Irvino automobilis. Bet mes matome, kad Eddie Irvino suveikia tas mygtukas, kuris įjungia laisvą pavarą ir Stewartai esantys šalia trasos gali nustumti automobilį į saugesnę vietą. Tačiau kartais būna, kad automobilis užstringa kurioje nors pavaroje ir šiuo atveju lieka labai pavojingoje vietoje, jį neįmanoma pašalinti. Na, šiuo atveju viskas baigėsi sėkmingai. Na, matome, Mika Hakinenas tikrai atakuoja Michaelį Schumacherį. Jo, ir tas dvikova Bergerio dėja... Štai mums pakartoja tą momentą. Bergeris galbūt pasimokė iš Žako Vilnevą. Ne, iš tikrųjų vėl lenkimo manevras buvo iš tikrųjų neparuoštas. Jisai buvo labai toli paskui savo varžovą. Praktiškai toks paslenkimas buvo, kokį jisai bandė padaryti prieš Damoną Hillą. Na, tikrai beviltiška situacija. Ir Bergeris tikrai susiplonės jo piniginę po šių lenktynių, aš to nebejoju. Na, tikrai dvi tokios klaidos Bergerio karjeroje vienose lenktynėse, ko gero, yra per daug. Už pirmą galbūt galima buvo jam atleisti, kadangi, na, jisai tikrai nedažnai šiais metais buvo pozicijoje, kai galėjo kovoti su lenktynių lyderiu.
Na ir galima buvo šiek tiek pateisinti tai, kad jisai, taip drąsiai bandė lenkti Hillą. Bet šiuo atveju tai antrą tokią pačią klaidą pateisinti jau būtų iš tikrųjų gana sunku. Na, Gerhardas Bergeris šiuo metu važiuoja ketvirtoje pozicijoje, tačiau aš neabejoju, kad jisai turės užsukti techninio pirmajame juostą, nes toks smūgis automobilio priekį, jie žiūri nuo šoną, netgi Ferraris pakilo šiek tiek į orą. Taigi aš neabejoju, kad Benetonas, kurio važiuoja Gerhardas Bergeris, dabar yra tikrai pažeistas. Todėl Bergeriui tikriausiai teks atsisakyti tų taškų, kuriuos jisai galėjo galbūt iškovoti, nes, kaip matėme, Michaelis Schumacheris dabar yra persekiojamas Miko Hakineno. Na, o štai Vilnevas pėsčiomis grįžta į boksus. Jisai mojuoja visiems čia gausiai susirinkusiems sirgaliam. Japonijos publiką mes matome bėga arčiau tvoros pasižiūrėti į jauną kanadietį. Jisai jiems gana gerai pažįstamas. Jau minėjau, kad čia porą metų praleido lenktyniaudamas Formulėje 3 vietinėme čempionate, kuris beje ir tais laikais turėjo gana aukštą lygį. Dabar šiek tiek lygis yra žemesnis, mažiau atvažiuoja čia lenktynininkų iš Europos. O šiaip trečios Formulės Japonijos čempionatas visada bent jau 80 metų gale, 90 pradžioj buvo viena iš tų vietų, kur europiečiai, nesuradę geresnės komandos Europoje, nuvažiuodavo, ten gaudavo gana gerą finansinį palaikymą, dalyvaudavo lenktynėse, čia laimėjo ne vienas ir būtent šios Formulės čempionatą, įgijo labai reikiamo daug patyrimo. Ir tokiu būdu kai kurie iš jų pratęsė savo lenktyninę karjerą, pradėjo po to vėl lipti aukštyn. Vienas iš jų buvo ir Žakas Vilnevas. Na, jeigu jūs gerai pastebėjote prieš kelius posūkius, kaip įveikė Michaelis Schumacheris ir Mika Hakinenas, kad po jų galinių ratų liko didžiulės žymės ant trasos. Vadinasi, šie sportininkai tikrai jaučia vienas kitą ir abudu nori išlaikyti tą antrąją poziciją, tai yra Michaelis Schumacheris išlaikyti, Mika Hakinenas dar ją iškovoti. Ir dabar be abejo visas dėmesys sukoncentruotas būtent į šios du sportininkus, kurie tarpusavį kovoja dėl antros pozicijos. Na, sunku tikėtis, kad Hakinenas panašu, kad atstumas išlieka daugmaž pastovus. Priartėti, matyt, trukdo tai, kad važiuojant paskui tą automobilį iš tikrųjų pradeda dėl to, kad efektyvumas krenta priekinio sparno, pradeda slidinėti priekiniai ratai. Padangos labai greitai dyla ir papildomai jos dar dyla dėl to, kad paskui važiuojantis automobilis gauna žymiai karštesnį orą iš priešais važiuojančio automobilio radiatorių. Tai vėlgi tiek padeda padangom greičiau dilti, greičiau pasiekti aukštą temperatūrą, tiek variklis kaista, tiek variklis gauna karštesnį, tai yra mažiau tankų oro, jo galingumas krenta. Na, važiuoti paskui iš tikrųjų pirmoje Formulėje bent jau šiuo metu šioje techninėje automobilių būklėje yra labai negerai. Labai nedėkinga situacija ir tikrai atrodo vienoje trasos vietoje sportininkas jau paruošęs lenkimo manevrą, tačiau šiam manevrui nepavykus įvažiuojama į platų greitą posūkį ir šiuo atveju sportininkas, norintis lenkti savo priešininką, turi atsitraukti ir vėl toliau jau kitoje trasos dalyje stengtis vėl prisivyti šį sportininką. Na ir ne veltui yra tam tikrų gandų ir netgi tie gandai vieną dieną gali tapti realybę, neaišku, ar tai bus kitais metais. Mes jau apie tai kažkada šnekėjome, kad galbūt vieną dieną bus nuspręsta labai stipriai sumažinti priekinius sparnus, kad jie aplamai darytų kuo mažesnę įtaką Formulėje 1 važiuojant lenktynėse ir tuo atveju, kai priešininkas prisivys kitą žmogų, bus kur kas mažesnės problemos dėl netekimo sukibimo. Na, įdomu jau apie sparnus, tokį pasiūlymą sumažinti priekinį sparną, ten padidinti difuzorių, jau gana senai vyksta tokios kalbos, o paskutinė tokia gana sensacingai skambanti naujiena buvo, kad federacija dabar svarsto variantą galbūt įvesti į pirmą Formulę profiliuotas padangas, taigi padangas su protektoriumi. Tai federacijos manymų labai sumažintų vidutinį automobilių greitį, prailgintų stabdymo kelią, taigi, o tuo pačiu ir sudarytų, taip sakant, galimybės daugiau lenktynininkam bandyti lenkti vienas kitą, nes dažniausiai lenkiama yra stabdymo zonoje. Na, tačiau
daugelis specialistų gana skeptiškai žiūri į šį variantą, kadangi santykinai visų automobilių pajėgumas pasikeistų vienodai. Ir kita vertus, su sparnų padedant sparnams, tai yra didesnio greičio posūkiuose, greitis praktiškai nesumažėtų automobilio, todėl kad jie pakankamai efektyviai prispaudžia automobilį prie asfalto ir tai, kad sumažėja kontakto plotas dėl protektoriaus buvimo, neduotų didesnės reikšmės, o tiesiog būtų žymiai daugiau problemų su padangų dilimu. Na ir dar toks kad reiškia dalykas, kad federacija kontroliuotų protektoriaus gylį, kad jisai negalėtų būti mažesnis už nustatytą, sudarytų vėlgi galimybės matyti lenktynių finišo sprendimą atidėtą keliom dienom, kai matuojamos ten visų varžovų padangos ir staiga pusė iš jų diskvalifikuojama dėl to, kad jų protektorius yra per mažai gilus. Na tai žinoma perspektyvos visiškai neįdomios. Tai nei žiūrovam būtų patogu, nei komandom, nei lenktynininkam. Na, federacija matyt bando ieškoti pačių įvairiausių būdų, kaip sulėtinti šios automobilius ir kaip pagyvinti tą spektaklį, kaip padaryti taip, kad atsirastų daugiau tokių lenktynininkų kaip šiandien Vilnevas, kurie sugeba aplenkti savo varžovus, kaip žiūrovam pagyvinti, pagerinti tą reginį, kurį jie mato dabar per televizijos ekranuose ir susirinkę trasoje. Na be abejo, tas padangų įvedimas su protektoriais būtų tiesiog tragiškas Formulė 1, kadangi Formulė 1 apibūdina vienintelį žodis, tai yra greitis. Na, šiuo atveju tikrai sumažėtų greičiai ir kitas kur kas geresnis kompromisas, apie kurį daugiau yra šnekama, tai yra panaikinimas anglies pluošto stabdžių. Na, ir šiuo atveju pailgėtų stabdymo kelias ir sportininkai turėtų didesnė galimybė aplenkti vienas kitą, nors pačių formulių greitis beveik ir nepakistų. Galbūt tai būtų realu tuo atveju, jeigu tie plieniniai stabdžiai būtų iš viso vieno tipo aprobuoti. Tai yra, kad vos nepanašiai kaip su kuro papildymo aparatūra, kai kažkoks tai gamintojas gamina tą kuro papildymo aparatūrą, kurią aprobuoja federacija ir tik tokią aparatūrą galima naudoti. Tai panašiai būtų, jeigu būtų įvesti plieniniai stabdžiai, kuriuos gamintų vienas gamintojas ir visom formulėm jie būtų visiškai identiški. Nes jeigu būtų tik tais apribota, kad negalima naudoti anglinių stabdžių, tai aš jau anksčiau minėjęs esu, kad Williamsas bandė iš tikrųjų plieninius stabdžius ir po keleto testų jiem pavyko pasiekti labai panašų efektyvumą, kad praktiškai neįmanoma atskirti, ar tai yra tik tais situacijos skirtumas. Vienu žodžiu, jų efektyvumas buvo prilygo, koks įdomus Taip, Deividas Coulthardas, startavęs iš techninio aptarnavimo juostos, galima sakyti, dabar kovoja su Hansu Haldu Frentzenu. Na ir tikrai įdomus lenkimo vieta buvo pasirinkta Deivido Coulthardo, tikrai rizikinga. Na, šiuo atveju Deividas neturi ką prarasti, jisai užsitikrinęs kontraktą kitiems metams. Ir dabar tiesiog bando pažaisti su Frentzenu, kuris kitais metais beje važiuos su Williams automobiliu ir gali būti, kad Coulthardui neteks taip lenkti Frentzeno. Na, daug techninių naujovių, kokių naujovių, tokios tiesiog visiškai normalus vystymas, naujų modelių modernizavimas. Daugelis firmų ruošia visiškai naujus variklius. Tikriausiai girdėjot, kad Yamahos variklius kitais metais žada naudoti TWR, Aeros komanda, Tom Walkinshaw vadovaujama. Na, šis labai kietas biznierius, matyt, tikrai pakels šios komandos lygį ir Hilo, matyt, indėlis labai patyrusio test piloto indėlis, matyt, irgi prisidės prie to, kad ši komanda, matyt, kitais metais jau atrodys žymiai stipriau negu šiais metais. Na, Fordas projektuoja visiškai naują 10 cilindrų variklį, nes šių metų variantas iš tikrųjų pasirodė gana silpnai. Zauberis, štai mes matome, kaip Mercedesas kovoja su Fordo varikliu. Zauberis iš tikrųjų turėjo daug problemų vien dėl to, kad šiam varikliui labai trūksta maksimalaus galingumo, trūksta sukimo momento. Ir štai dabar Deividas Coulthardas matomai priartėjo stipriai. Ir štai labai arti. Šį kartą atrodo panašu, kad manevras puikiai atliktas, tikrai. Na, mes matėme, kokį greičio skirtumą tiesioje turėjo Coulthardas. Net išvažiavęs į tiesę gana toli paskui savo varžovą sugebėjo jį prisivyti ir gana nesunkiai aplenkti. Tik tiek, kad šis manevras jau buvo, galima sakyti, tikrai paruoštas.
Tai štai Fordas iš tikrųjų planuoja su Stewart Engineering pakartojimas, kaip tai įvyko. Ne, tai vis dėlto yra Mika Häkkinenas, kuris visiškai pasivijęs Michaelį Schumacherį. Na ir matome, liko 5 ratai ir kova vystosi čianai. Labai įdomu, kad abu McLarenai sugalvojo rungtynių pabaigą parodyti, ką jie gali, nors jie be abejo galėjo tai anksčiau daryti. Nes Mercedes varikliai tikrai nenusileidžia Ferrari varikliam šioje trasoje, galbūt netgi juos lenkia. Na ir kaip žinia, greitose trasose, kur dominuoja tiesiosios ir beje, kaip statistikoje minima, gan keista, kad šioje trasoje netgi apie 60% laiko, tai yra rato kelio, sportininkai laiko nuspaudę akceleratorių iki pat dugno. Na, todėl, kaip matome, čia yra tikrai daug priklauso nuo variklio galingumo. Dabar mes matome, kad Mika Häkkinenas labai ryžtingai puola Michaelį Schumacherį. Taigi Fordas vien jau tas, kad faktas, kad jie 5 metam pasirašė kontraktą su naujaja komanda Paul Stewart, iš tikrųjų rodo, kad ši kompanija tikrai vėlgi rimtai nusprendė imtis pirmos formulės ir jie negali toliau matyti tokių rezultatų, kuriuos šiemet demonstruoja Sauber komanda. Na, vėlgi kita naujovė, kad Renault kitais metais pasitraukiantis metų gale iš formulės nusprendė vis tik pasitraukti aukštame stiliuje ir jie projektuoja visiškai naują agregatą RS9 variklį, kuris bus žymiai lengvesnis už šių metų variklį, bus netgi pakeistas cilindrų tarpusavio kampas, padidintas tam, kad galėtų sumažinti svorio centrą variklio ir šiek tiek forsuoti įsiurbimo traktą. Taigi, gana keista matyti šią kompaniją paskutiniam savo sezonui metančią tokias pajėgas, kad ko gero yra galvojama apie tai, kad Ferraris su Michaeliu Schumacheriu kitais metais gali atrodyti labai stipriai ir matyti prancūzų kompanija ši bando išnaudoti visas galimybes, kad dar kitais metais kažkokiu būdu išplėšti čempiono paskutinį titulą pasitraukiant iš formulės. Na ir be abejo visos viltis bus dedamos į Žaką Vilnevą ir Hansą Hardą Frenseną. Be abejo, Žakas kitais metais bus dar stipresnis, dabar jisai išmoko visas trasas, jisai dabar nebus naujokas šiuose trasose, na ir be abejo jisai neturės penktadienį mokytis, kaip važiuoti, kaip įveikinėti posūkius, nes kaip mes pamename, jisai dažniausiai prie treniruotės nežinomose trasose važiuodavo maždaug į 16 poziciją, taigi gan lėtai, tačiau vis didindavo greitį, didindavo ir dažniausiai kvalifikacinėse varžybose užimdavo 2-3 poziciją. Taigi Žakas labai imlus mokinys ir be abejo kitais metais, kai nebereikės taip mokytis, jisai parodys vieną kitą stebuklėlį. Na ir netgi šiais metais, galima sakyti, vos ne pusę sezono jam užtruko, kol jisai susipažino pilnai su pirmos formulės lenktynių specifika, kol jam pradėjo tiesiog klijuotis vienas lenktynių komponentas prie kito. Ir jeigu pirmą čempionato dalį, pirmas 8 lenktynės jisai gana ryškiai pralaimėjo savo vyresnio kolegos Damono Hilo naudai. Na štai čia kažkokie eksperimentai atliekami. Tai antrojoje čempionato dalyje jisai gana ryškiai aplenkė savo varžovą Damoną Hilą. Jeigu čempionatą dalinti į 2 dalis, tai Damonas Hilas iš tikrųjų yra pradžios sezono čempionu, o sezono galo čempionu yra Žakas Vilnevas. Tai vėlgi rodo, kad jo forma gali kitais metais dar ūgtelėti ir jisai visai realiai netgi Ferrariui važiuojant žymiai greičiau ir patikimiau negu šiais metais. Labai realu, kad Vilnevas bus labai rimtas pretendentas į čempiono titulą kitais metais. Kągi apie kitus metus galima šnekėti ir šnekėti, tai tikrai nusimato neeiliniai metai, nors ir šiemet jau prieš šio sezono pradžią visi šnekėjo, kad kaip bus įdomu žiūrėti šį čempionatą, kadangi Michaelis Schumacheris perėjo į Ferrari, Žakas Vilnevas IndyCar čempionas atėjo į Williams komandą, taigi kažkokios naujovės tikrai buvo formulėje ir nusimatė puikiai kova, na ir aišku tai pasiteisino, mes šiemet matėme labai puikų čempionatą. Tikrai keletas lenktynių buvo be galo įdomios, buvo labai neprognozuojami rezultatai. Na, galbūt, kad šis čempionatas būtų buvęs dar įdomesnis, trūko vis tik to mažesnio skirtumo pajėgumo. Vis tik Williamsas buvo per daug, vos ne visą galvą aukštesni techniškai už visas kitas komandas. Nei Benettonas, nei McLarenas
nei Ferraris galų gale nesugebėjo techniškai pakelti savo lygio į tokį, kuris galėtų konkuruoti su Williams. Ir žinoma, tai atėmė iš šio sezono šiek tiek šarmo. Na, bet lenktynių buvo tikrai fantastiškų, labai puikių lenktynių, labai puikių lenkimo manevrų, lenktyniavimo tarpusavy, labai daug taktinių sprendimų, pačių įvairiausių. Tikrai mums pasisekė, kad Lietuvos televizija sudarė galimybės jums matyti šias lenktynės ir matyti netgi ne įrašus, o matyti jas tiesiai. Ir labai džiugu matyti ją šiandien būtent tiesiai, nors toks labai ankstyvas žinoma metas, bet jums niekas iš tikrųjų pabudus nepasakys, koks rezultatas ir jums neteks, žinant rezultatą, žiūrėti į šių lenktynių, o jūs matote visą šią intrigą realiam laike, kaip jinai vyksta šiuo metu labai toli nuo čia, Japonijoje, Suzukos trasoje. Na kągi, mes vilsimės, kad Lietuvos televizija ir kitais metais pateiksim šias transliacijas, nes visgi susidomėjimas Formulė 1 Lietuvoje yra tikrai nemažas. Na, o kiti metai tikrai nusimato labai puikus metai ir ypač visi žurnalistai dabar užpuolė yra Tom Walkinshaw Racing Formulė 1 komanda, kadangi visgi ši komanda pasirašė kontraktą su Damonu Hillu, nustebindama visas kitas komandas, į kurias buvo kviečiamas Hillas. Na ir galbūt netgi prieš savaitės kelias atrodė, kad Hillas eis į Jordan komandą, kurioje jau buvo pasirašęs kontraktą Ralfas Schumacheris, tai Michaelio Schumacherio jaunesnysis brolis. Na ir tikrai Jordan komanda buvo labai nustebusi, kad Damonas Hillas ne su jie pasirašė kontraktą ir Ralfas Schumacheris daugelį interviu minėjo, kad jisai supykęs ant Damono Hillo, nes jisai tikėjosi tokio gero mokytojo. Ir kaip matome, nežiūrint tai, kad Damonas Hillas jau kelis metus iš eilės kovoja su jo vyresniojo broliu Michaeliu, tarp jaunesnio brolio ir Hillo visiškai nėra jokių konfliktų, jisai tiesiog norėjo turėti Hillą savo komandoje. Na, štai Hillas jau įvažiuoja į paskutinį ratą, pravažiavo arčiau techninio aptarnavimo juostos, parodė, kad jis yra nugalėtojas ir ne tik nugalėtojas, o šių metų čempionas. Na, iš tikrųjų bus labai keista matyti pirmą numerį, čempiono numerį nudažytą ant PWR Eros komandos mašinos. Na, kas čia žino, gal tai ir bus pranašas, kadangi PWR yra labiausiai nežinoma komanda, kaip jinai pasirodys kitais metais, nes Tom Walkinshaw jau gan kelis etapus šiuo senu šių metų automobilių beveik nesidomi, jisai važiuoja toks, koks buvo beveik čempionato vidury, o visas darbas yra... Bridgestone padangos gali būti taip pat vėlgi labai svarbių faktorių. Aš tai jūs matote mechanikus su kepuraitėm, kurios nudažytos Damono Hillo spalva ir taip būtent Williams mechanikai, kurie aptarnauja Hillo automobilį, parodo savo pagarbą Hillui ir galbūt netgi gailisi to, kad Frankas Williamsas atsisakė šio sportininko. Taigi panašu, kad 8 kartą šiame čempionate lenktynes laimi Hillas, na ir tikrai puikiame, aukštame lygyje, puikiame stiliuje tampa pirmą kartą pasaulio čempionu. Na, Damonas Hillas jau 2 metus stengiasi tai padaryti ir tikrai šis dabar esantis 36 metų sportininkas galbūt statistiškai pagal sėkmės rodiklius yra vos ne geriausioje vietoje. Ir kadangi jisai startavo, dabar jau buvo 67-as jo startas, per visą jo karjerą pasiekta 21 pergalė. Na, vos ne 3 startam tenka 1 pergalė, tikrai labai puikūs parametrai. Na, jeigu kalbėti apie Damoną Hillą, tai šis sportininkas debiutavo 92 metais su Brabham automobiliu, kuris tikrai buvo labai nekompetentingas. Važiavo 7 lenktynės, iš jų 5 net nepateko į lenktynės, kadangi parodė labai žemą kvalifikacinį laiką. Na, o kitos lenktynės jisai pravažiavo, nors kelis ratais atsilikęs, jisai pabaigė lenktynės. Na ir Frankas Williamsas pamatė Damoną, štai mes matome jo žmoną, kaip tik šiuo metu, kuri laiko plakatėlį rodantį, kad tikrai Damonas laimėjo šį čempionatą. Na ir Frankas Williamsas tikrai gana daug kam nustebimui nusipirko Damoną Hillą, kuris prieš tai metus buvo test pilotas Williams komandoje. Na ir kaip matome, Hillas tikrai pateisino savo sugebėjimus ir štai šiemet pagaliau jisai tampa čempionu. Taigi lenktynės baigėsi ir galbūt netikėta atomazga, pamatėm labai netipišką techninį gedimą,
Žakui Vilnievui atsisuko vienas iš galinių ratų po paskutinio sustojimo boksuose. Jo lenktynės tokiu būdu baigėsi ir Demonas Hilas netrukdomai nugalėjo, kontroliavo situaciją visą šiandien dieną ir jokie Vilnevo manevrai, joks spaudimas neišvedė jo iš kantrybės, užtikrintai laimėjo lenktynės. Schumacheris pasinaudojęs tuo, kad antrasis Williamsas nefinišavo lenktynėse, užėmė antrą poziciją ir tokiu būdu jisai kilstelėjo Ferrari komandą į antrą poziciją konstruktorių taurėje. Na, o Gerhardui Bergeriui po dviejų labai neparuoštų rizikingų lenkimų, pirmo metu jisai tik susilaužė savo sparną į Hilo automobilį, o antro lenkimo metu jisai eliminavo iš lenktynių antrąjį Ferrari, kurį vairavo Eddie Irvinas. Na, pats nenukentėjo, finišavo 4. pozicijoje. Ir tokiu būdu Benettonas smuktelėjo į 3. poziciją konstruktorių taurėje. Na, o štai mes matome dabar lenktynių rezultatus ir kas įdomu, kad Davidas Coulthardas, startavęs iš techninio aptarnavimo juostoje, taip galima pasakyti, štai užėmė 9. poziciją. Kągi, puikios lenktynės, tai yra 8. pozicija, puikios lenktynės Coulthardui. Na ir kitais metais vėl lenktyniaus McLaren komandoje kartu su Mika Häkkinenu. Ir iš tikrųjų labai daug lenktynininkų finišavo lenktynėse, 13 mašinų pasiekė finišą, tai labai tikrai geras patikimumo rodiklis. Ir tik tais dėja Alesis pirmame posūkyje paliko trasą, buvo gana didelė avarija, na, prancūzas nenukentėjo. Na ir kitas toks žymesnis pasitraukimas iš lenktynių, tai jau buvo tas, kurį aš minėjau šiek tiek anksčiau, kai vienas iš galinių ratų aplenkė Vilnevo automobilį, atsitrenkė į apsauginius bortus, pakilo į orą ir nusileido šokinėdamas į žiūrovų tribūną. Štai Demonas Hilas atvažiavęs tokį pasveikinimo ratą po lenktynių, pagaliau važiuoja į Parc Fermé, taip vadinamą, kur sustatomi automobiliai. Ir dažniausiai šiemet, man atrodo, 9 netgi važiuoja po lenktynių patikrinimui. Na ir mes matėme, kaip Demono Hilo žmona ir visi mechanikai laukia tiesiog nekantraudami, kadagi pasirodys Demonas. O štai Michaelis, tai buvo Mika Häkkinenas, atrodo, pasveikina Hilą. Įdomu, kaip elgsis Michaelis Schumacheris. Na tikrai laimėti čempionatą, laimint paskutinės lenktynės čempionate yra labai gražu. Ir diena nuskilo Hilui tikrai puikiai. Jam tikrai ir sekėsi, ir jisai pats laikė sukaustę savo nervus rankose, kontroliavo situaciją ir tikrai puikiam stiliuje laimėjo ir titulą, ir Japonijos etapą. Na, Demonas Hilas neskuba nusimti savo šalmo, matyt, vis dėlto yra džiaugsmo ašaros ir, kaip matome, jisai su savo žmona džiaugiasi netgi nenusėmęs apsauginio šalmo. Na, tikrai šiandieną puikios lenktynės Demono Hilo ir jisai, nežiūrint į visą psichologinį spaudimą, kad Žakas Vilnevas dar vis dėlto turi galimybę jį aplenkti ir iškovoti čempiono titulą. Ir, kaip žinome, Žakas iškovojo pole position šiandieną. Tačiau Hilo nervai nenutrūko ir jisai rodė, kad jis yra labai puikus sportininkas. Taigi ši pasiekta pergalė, čempiono vardas yra tikrai visa programa maksimum. Na, dabar kol kas viskas nutilo, kaip matome, sportininkai užlips ant apdovanojimų pakylos. Demonas Hilas šį kartą 8. kartą jau gaus sidabrinį nugalėtojo butelį. Na kągi, tikrai nemažai gražių trofėjų per šį čempionatą prisirinko Demonas. Na, o kitais metais jam tikrai bus sunkus uždavinys tobulinti Tom Walkinshaw Racing automobilį. Nors Hilas tikrai labai pasitikė Tomu Walkinshaw, jisai pasirašęs kontraktą interviu pasakė, kad ten, kur savo rankas prikiša Tomas Walkinshaw, tenai iš karto sportininkai pasiekė pergalės. Be abejo, kitais metais pasiekti pergalės tikriausiai jam nepavyks, tačiau bent pakliūti į top 6 kvalifikacinėse, tai šiai komandai būtų tiesiog stebuklas. Jinai tik vieną kartą yra pasiekus, man atrodo, tai buvo Ricardo Patrese, 2. poziciją lenktynėse užėmęs, o geresnių rezultatų ši komanda nėra parodžiusi. Na, sunku tikėtis, kad yra visiškai realu, kad Hilas kitais metais surinks tiek taškų, kiek šiais metais surinko pergalių savo sąskaitan.
Bet galbūt einant laikui, po metų kitų, ši komanda realiai gali pretenduoti į labai stiprius vidutiniokus ir, kągi, keičianti situacijai, pasirašius kontraktą su rimtesniu variklių gamintoju, gali būti, kad ši komanda ateityje bus viena iš tokių, kaip dabar yra Benettonas, McLarenas, Williamsas ar Ferrari. Na, o kągi, čempionatas tikrai baigėsi, labai gaila, kad 16 etapų man asmeniškai atrodo per mažai, galėtų šis čempionatas vykti pradėjo taip greitai. Jo, na ir kitas sezonas tikriausiai prasidės, kaip ir visuomet, kažkada tai kovo mėnesio pradžioje. Šiuo metu dar yra spekuliuojama, kad galbūt bus 17 etapų, o ne 16. Na ir kągi, Daimonas Hilas pagaliau nusėmė šalmą ir parodo visą džiaugsmą, kuris tiesiog parašytas jo veide. Na, tai tikrai neeilinis atvejis tapti pasaulio čempionu. Ir dabar Daimonas Hilas yra pirmas sportininkas, kuris tapo pasaulio čempionu, jo tėvas buvo taip pat pasaulio čempionas. Taigi girdėjote himną nugalėtojo garbei ir antras himnas matyt nebus grojamas, kadangi konstruktorių įskaitoje taip pat nugalėjo Britanijos komanda Williamsas ir dabar įteikiamos nugalėtojams puikios taurės. Na, Daimonui Hilui taurė buvo įteikta Fuji kompanijos prezidento. Štai Michaelis Schumacheris gauna galbūt beveik tokio pačio dydžio taurę kaip ir Daimonas Hilas. Gal jinai šiek tiek mažesnė, nes Japonijoje dažniausiai taurės yra šiek tiek skirtingos. Atrodo, kad čempionatas baigėsi taip, kaip lyg tai buvo planuojama, kad Hilas taps čempionu. Schumacheris žadėjo laimėti 3 etapus ir iš tikrųjų jis juos laimėjo. Na, tik tais nesirealizavo lūkesčiai ir viltys galbūt Benetton ir McLaren komandų, ypač Alesis, manau, ir Bergeris. Bergeriui labai nesisekė visą sezoną ir matyti, jisai šiandien išliejo visą savo pyktį dėl tų nesėkmių, atakuodamas labai agresyviai savo varžovus. Alesis padarė labai daug klaidų šiais metais. Na, o Hilas tikrai maudosi šampano pursluose. Jisai to nusipelnė ir sunku matyti net įkvėpti oro. Taip, na aišku, šiuo metu paskęsti šampane negerai būtų, nes kitas sezonas Daimonui Hilui prieš akis. Na ir tikrai galima džiaugtis kartu su Daimonu Hilu. Jisai nusipelnė čempiono vardo, nors galėjo, aišku, pasisukti viskas ir kita linkme. Mes galėjome matyti Žaką jo pozicijoje, tačiau vis dėlto realiau ir pagrindiniai visi dėjo visus balsus. Na ir ant pjedestalo užlipęs yra Adrianas Nevėjus, puikaus automobilio aerodinamikas, konstruktorius. Na, jūs tikriausiai skaitėte tas spekulacijas, kad tikėtina, kad Nevėjus yra apsipykęs šiek tiek komandoje su Patriku Hedu, techniniu direktoriumi, ir kad gali būti, kad šis labai vertinamas šiuo metu formulės specialistas gali palikti komandą. Ir iš pradžių buvo kalbama, kad jisai lygtai žada eiti į Benettoną, bet paskutiniu metu vis stiprėja įtarimai, kad vyksta dėrybos su McLareno komanda. Taip, kągi, mes tikrai laukiame kitų metų čempionato, na ir aš dar norėčiau paminėti, kad jau kai baigėsi Formulė 1, taip pat Dvarčionių kartodrome irgi baigėsi sezonas, tačiau dar kelias savaitės kartingai važinės tenai. Galite įgyvendinti savo visus norus, kuriuos jūs dabar matėte bent kartinguose. Na ir tikrai pajusite, ką tai reiškia vienviečių automobilių sportas. Tuo tarpu jūs susipažinote, kaip klasifikuoti buvo lenktynėse visi lenktynininkai. Na ir dabar galutinė pasaulio čempionato vairuotojų įskaitos lentelė.
Taip, kaip matome, Dirvinas tik tai 11 taškų šiandien čempionate Nepagerino iškovojo. pozicijos, o turėjo galimybę iš tikrųjų šiandien gauti keletą taškų. Taip, Dirvinas nebaigė netgi 10 lenktynių per 16. Na ir tai tikrai yra tiesiog tragiškas rezultatas. Na, o Ferrari, kaip matote, 2 taškais vos paskutinėme etape aplenkė Benettoną. Ir iš tikrųjų tai labai skaudus rezultatas išėjo į itališką tautybę pakeitusi savo tautybę komandai. Flavio Briatore, žinoma, labai nusivylęs, bet jo tiesiog lenktyninis biznis iš esmės vis tik klesti, jisai plečia savo veiklos sritis. Matyt, vis tik Minardi komandos gali būti, kad jisai nepirks, nors kita vertus, nusipirkęs ją, jisai turėtų galimybės patalpinti į ją keletą sportininkų. O mes tuo savo paskutinį reportažą baigėme, lenktynės jums padėjo stebėti Arūnas Volungevičius Ir Kristijonas Kaikaris, taigi iki kitų metų. Sudėjau.